Tai labas visiems, ačiū, kad atėjot. Ačiū tiems, kas atsinešė šokoladą. Tiems, kas neatsinešė, tai gėda didelė. Labai didelė. O, labai gerai. Tai fainai, kad susirinkat vėl taip gausiai. Kažkaip Klaipėda mane nuolat stebina ir ateina žmonės, kurie buvo netgi prieš tai renginį ir ateina antrą kartą. Reiškia, šūdas buvo pirmas. Nieks nepasikeitė, nes reikia ateiti vėl. Tai... nežinau, ką aš čia noriu su jumis pasidalinti šiandien, nes aš niekada nesiruošiu tokiem renginiam ir niekada neturiu kažkokios temos, nes man labiausiai patinka viską daryti spontaniškai ir niekada nieko nepasiruošus. Tai galiu pasakyti, kad gyvenime man sekasi, mes čia su studijos darbuotojais, savininkais ir kitais žmonėm kalbėjom, sako, tau labai sekasi. Taip jūs sakėte, ne? Kažkas iš jūsų sakėte? Jūs sakėte. Tai jo, man iš tikrųjų gyvenime labai sekasi. Aš sėdžiu ant lovytės, nieko neveikiu, krapštu nosį, bezdu atsisėdęs ir man sekasi. Man pinigų medis užaugina pinigus, ateina draugai, skambina man į duris, tiesiog krenta kontraktai geri ir viskas tiesiog sekasi ir nieko nereikia daryti. Aš aišku juokauju, nes iš tikrųjų mes viską turim pasiekti patys. Šitame gyvenime niekas pas mus labai kažkur nesiseka. Netgi jeigu mes nusiperkam teleloto ar kitos loterijos bilietą ir išlošiam milijoną, tai blemba nėra tai, kad mums sekasi, nes aš bilietų neperku ir man nesiseka. Tas, kas bilietą perka, tam gali sektis. Tai aš manau, kad dauguma dalykų gyvenime yra ne apie sėkmę, o apie tai, kiek mes žingsnių link tos sėkmės dedam. Tai jeigu mes nuo ryto iki vakaro, gal ne nuo ryto iki vakaro, 2 valandas į dieną kočiosim savo raumenį, mes atrodysim gerai ir galėsim eiti į varžybas, kur žmonės demonstruoja savo raumenis. Jeigu mes į dieną 2 valandas skirsim filosofiniam temom, mes būsim puikūs filosofai po 10 metų. Jeigu mes į dieną skirsim kažkiek laiko ugdyti kažkokį savo įgūdį, pavyzdžiui, kaip gerinti santykius, kaip gerinti savo komunikaciją, kaip sėdėti priešais 30-40 žmonių ir laisvai komunikuoti nepasiruošus, pavyzdžiui. Tada mes išlavinsim tokį savo įgūdį, tačiau negalėsim išlavinti kito įgūdžio, nes nebeturėsim viskam laiko. Ir šiandien visuomeniai matau, kad ypač socialinės medijos turbūt prisidėjo prie to labai smarkiai, kad mes matom labai daug sėkmingų žmonių. Bet iš esmės mes matom tik vieną medalio pusę. Mes matom vienus žmonės, kurie labai daug keliauja, mes matom kitus žmonės, kurie turi 3 vaikus ir gražų namą. Su paskola dažniausiai. Kiti žmonės turi fainą automobilį, 3 žmonės turi daug draugų ir visada yra apsupti kažkokios bendruomenės. Dar 7 žmonės kažkokią vykdo savo fainą veiklą, 8 žmonės yra išlavinę savo kūną. Ir kažkodėl mūsų smegenys padaro tokį tarsi kognityvinį disonansą, sujungia viską į vieną krūvą ir mano, kad aš galiu turėti viską. Ir nuostabius namus, šeimą, vaikus, keliones, draugus, pinigus, nuostabų kūną, viską. Bet taip nebūna. Jeigu mes patirinėtumėm tos žmonės, vienas iš jų turės vienus dalykus, kitas iš jų turės kitus. Tai tam, kad įjungtumėm sveiką nuovoką ir blaivų mąstymą, mes turim suprasti, kad turim ribotą laiką šiame gyvenime ir ten, kur dėsim savo laiką ir pastangas ir energiją, ten mes ištobulėsim, ten mes užaugsim, ten mes būsime stiprus. Todėl negalim visi sėdėti čia ir kalbėti. Čia turi kalbėti kažkas. Negalim visi būti kitoj srityje ir būti geros auklės, geri valytojai, geri fotografai. Vieni yra geresni vienoj srityje, kiti kitoj. Ir nei vienas nėra už kažką blogesnis. Ir mums nereikia čia kažko lyginti. Todėl man darosi kartais nebejokinga, kai važinėju po tokius renginius arba kai susitinku žmonės ir jie man skundžiasi, man nesiseka santykiai, man nesiseka finansai. O aš visada klausiau, ką jūs padarėt, kad jums sektųsi. Ir didžiąją laiko dalyje, tai aš čia Tinderį susinstaliavau. Neužtenka susinstaliuoti, reikia dar svaipinti. Jeigu svaipinat, reikia dar ir susitikti. Tai aš juokauju, žinoma, bet tame jokia yra dalis ir tiesos. Tai kiek mes įdedame kažką pastangos, tiek ir sekasi. Ir kadangi man iš ties yra nebejokinga, manau, kad čia vakarą gali būti gera tema, man nebejokinga, okei? Man tiesą sakant, tikrai nebejokinga matyti liūdnas akis ir matyti liūdnus žmonės. Todėl davai šiandien švenčiam, okei? Šiandien pasidalinam visi ne problemom, o pasidalinam džiaugsmu. Atšvęskim. Ar jūs kažko kito atėjot? Ar jūs atėjot paliudėti? Ar jūs atėjot mokytis ir rašytis į savo sąsiuvinius, ką Tomas kalba? Ar jūs atėjot pasiskūsti, kaip blogai ir nifiga nieko nuo rytojaus nekeisti? Kaip jūs galvojat?
Kaip sakot? Aš švęsti atėjau. Švęsti? O ką jūs norėtumėte švęsti šiandien su mumis? Turit kažką pasidalinti gero, dėl ko mes galėtume? Atostogų antrą dieną, nuostabu. Tai... Kaip sakot? Tai gerai, tai čia mes pajokauti atėjom. Kai mes švenčiam, galim jokauti. Man labai smagu jokauti. Aš neturiu nusipirkęs gyvenime laimingo bilieto. Didžiausia suma, kurią esam laimėję, yra 800 litų, man atrodo. Mano brolis laimėjo. Čia didžiųjų PlayStation'ą nusipirkom, sugeda po 2 savaičių. Tai nėra laimingų bilietų, hebrytė. Nėra pinigų iš dangaus. Yra didelė rizika ir dideli pelnai, arba dideli nuostoliai. Yra sunkus darbas ir didelis atlygis. Yra sunkus darbas ir nėra atlygio. Pasirinkim tai, ką mes mokam daryti. Bet mes dabar ne apie pinigus, apie šventimą. Šventimui pinigų daug nereikia. Žiūrėkit, kiek išleido šiandien ant šokolado. Tai pasidalinkim kažko geru, kažko džiaugsmingu ir pašvęskim, okei? Nu, aš sakiau, aš jau pasidalinau su jumis, ne, man gera, aš labai sėkmingas. Aš nieko neveikiu ir man sekasi. Jūs labai užsidarius sėdit. Viskas gerai? Okay. Kas gerai? Viskas gerai. Tai ko atėjot? Gal turit kažkokių klausimų, dėl ko čia iš vis susirinkot? Man labai įdomu, dėl ko žmonės ateina, nes aš niekada... Jo, aš vienas nepadarysiu jokio vaibo, man reikia jūsų, kad mes padarytumėm gerą vaibą. Tai žiūrėkit, aš niekada neskelbiu kažkokios aiškios temos, ar čia nemokymai, čia ne iš vis ne kažkas. Aš tiesiog sakau, kad būsiu ten ar ten ir žmonės susirenka, kas yra labai džiugu ir faina. Tai ko čia atėjot? Dėl ko jūs atėjot? Man patiko pirmą kartą, kai buvom prie jūros. Iš tikrųjų labai greit prabėgo laikas, daug išlino pačioje savy visokių dalykų. Ir kažkaip čia netoli gyvenu. Ir užbėgau po darbo. Labai faina. Gerai, ko kiti atėjot? Aš atėjau pasimatyti, pasilabinti. Va. Tai jau pasimatėm, pasilabinom. Kaip ir... Va, galim švęsti. Nereikia daug pinigų, kad turėti gražų orą. Pagavau gal net šokoladą, net neštėti iš šokoladą. Galvojat, neturi Tomas šokoladą? Išgailė. Sakau, gal nieks neatėjo. Išgailė čia. Šokoladą. Tai pasidalinkit dar kažko gražių. Ne, ar turit kažką pasidalinti? Aš manau, kad jūs turit. Taip, Jėzau, prieš mėnesį mečiau darbą, va, dabar mėgaujus gyvenimu. Parašyta viskas ant išorės metų. Jau smiltyniai gulit nuo ryto iki vakaro. Nu, negulėjau dar nei dienos. Tvarkatės VMI reikalų. Nu, didžiausias džiaugsmas išeiti iš darbo. O gerai, iš darbo išeit labai gerai. Aš atsimenu, išėjau iš darbo prieš kokį 12 metų. Išėjau ir niekad nebegrįžau. Iš daug darbų vienu metu. Aš? Labai abejoju. Tikiuosi ne. Aš tikiuosi, kad niekada nebereikės eiti į darbą. Nu, aš nežinau, aš tik sakau, kad nebenorėčiau grįžti į darbą. Į tokį, kur reikėtų nuo ryto iki vakarai. Kas yra su darbu? O sėkmė yra tai kas, kada pasiekimai darbe mes kalbam apie sėkmę, būti sėkmingam, tai reiškia uždirbti, norint uždirbti į darbą, o didžiausias džiaugsmas yra neiti į darbą. Tai žiūrėkite, pinigai, visi darbas ir pinigai kažkaip. O gali būti pinigai be darbo? Labai va šitą verslą. Va šitas įmanomas yra, žinokit. Aš per paskutinius 12 metų supratau, kad galima. Aš paskutiniu metu svajoju būti milijardieriaus anūkė. Bet sunkiai labai šitą pakeisti. Ir ką veiktumėt? Ir ką veiktumėt, jeigu pinigai, kiek jūs norėtumėt pinigų kas mėnesį į sąskaitą? Taip labai blaiviai apsiverti. Nu, vat kiek? Kiek jums yra? 1000 eurų jūs gautumėt, gerai, sakykim 2, gerai? Kad būtų visai aфиgenai. Įsivaizduokim situaciją. Kiekvieną mėnesį į sąskaitą jums įkrenta 2000 eurų. Kaip pasikeičia jūsų gyvenimas? Ką jūs veikiat, ką darot? Ką aš veikiu? 2 štukos, tik pliumt. Pirmiausia, malonumus. Skaityti, mėgsti, vat Facebookas. Skaityti, mėgsti scrolling. Gal dar tokių pat veidaknygės veikėjų kaip jūs ir ateiti susitikimą, pasižiūrėti gyvai.
Tai čia hedonistinis labai gyvenimas. Jūs pirmiausiai sakėt pasimėgaut, mėgst, skaityti. Skaityti ir mėgst gali dabar ar ne? Šiuo metu? Nu, ne dabar šią sekundę, bet šiuo metu, kai gyvenat, praeitą mėnesį, užpraeitą galėjot skaityti ir mėgst. Netgi eidama į darbą ar užsimdama veiklom. Jūs galit skaityti ir mėgst, aš garantuoju. Šiek tiek mažiau, bet galit. Ar darot? Vakar šiandien nedariau. O kodėl? Todėl, kad neturiu laiko. O skrolinot? Biški buvo laiko. O darbę gal pamėgst galima? Žiūrėjau, kur čia tas susinė darbę, nepamėgstu. Bet susitikimą paskrolint galima. Mes labai daug laiko išleidžiam skrolinimui. Ar jūs pastebėjot? Žiauriai daug. Ir nieko tai neduoda. Duoda, kodėl duoda? Nu ką duoda? Nu. Ir klausimas, kodėl atėjom čia. Aš, pavyzdžiui, atėjau, pamačiau, Saparis Klaipėdai, tai gal jisai iš Klaipėdos, bet lyg tai kažkur, kur šilta gyvena, nesupratau. Kadangi jūsų filmukai, jūsų pakelia nuotaiką, galvoju, reik mano eiti. Ja, bet link ko aš einu? Aš einu link to, kad mes jau dabar galim veikti tai, ką norim. Aš nesakau, kad jeigu kažkas nori tinginiauti ir visą gyvenimą tik scrollinti, kad jis dabar visą parą gali scrollinti. Taip, kažkiek laiko atima darbas ir panašiai. Bet ar tikrai veikiat tą, ką norit? Nueinat į darbą, atidirbat ir viskas, veikiat, ką norit. Tol, kol jūs scrollinat, jūs neveikiat savo mezgimo. Tol, kol jūs scrollinat, jūs dar kažką ten neskaitot. O jeigu skaitytumėt 20 minučių į dieną, per savaitę susidarytų kelias valandos. O per mėnesį susidarytų daug valandų, per metus 100. Kai pinigų turi, nereikia galvoti, kaip juos uždirbti. Tas tiesa. Kelionės. Bet čia hedonizmas. Nu, bet čia visiškai neįdomu. Aš galiu keliauti kur noriu, kada noriu, aš turiu pinigų tam. Ne beprotiškai, nes mano senelis ne milijardierius. Bet aš turiu ir man nebeįdomu. Mes buvom 66 šalyse, man nebeįdomu. Nu, aš mačiau ugnikalnį, mačiau kalną, krioklį, haikinau įdomius haikus, mačiau tokias šalis, tokias. Man sako, čia faina bažnyčia, nu dar viena. Nu, kitokia šiek tiek. Ir kas toliau? Aš vat ir klausiu, kas toliau? Hedonistinėm vertybėm perpildytas žmogus nebėra laimingas. Ir tada atsiranda klausimas, ką veikti toliau. Ir turtuoliai verkia. Va. Ir aš siūlau praleisti šitą etapą ir iš karto eiti į aukštesnį lygį. Bet čia mes labai kažkokią liūdną gaidelę nuėjom. Bet ar gali peršokti tą etapą? Vat nežinau. Aš manau, kad daug ką gyvenime reikia išbandyti, kad suprasti, kad to mums nereikia. Aš manau, kad reikia. Aš labai linkiu visiems, kaip Jimas Carrey sakė, aš visiems linkiu, kad 10 milijonų dolcų užsidirbtų labai greit, kaip jis, kad ten užsidirbo su savo filmais ir panašiai, kad suprastų, kad nieko tai nepakeičia. Ir liūdniausia vieta yra tada, kada supranti, jog tai nieko nepakeičia. Kai tu, tada yra liūdniausia. Daug liūdniau negu tada, kai tu manai, kad blemba, turėčiau šaibų, tai visas gyvenimas. Turėčiau 2000 eurų per mėnesį, aš turiu daugiau nei 2000 per mėnesį, nėra. Ir čia yra liūdna. Bet aš jums 2000 duodu ir aš pažadu, jeigu jūs po 5 metų, po metų, jeigu jūs metus kas mėnesį po 2000 gautumėt, dvigubai daugiau nei jūs norėjot, po metų sakytumėt, šūdas. Ne taip, aš tikėjausi kažkaip geriau. Tai va labai svarbu. O, šokoladą dėkim čia ant stalo. Aš paskui dvigubai. Va, čia žmogus, kuris paskui dvigubai atneša. Ja, aš specialiai vėluoju, kad paskui už vėlavimą ir už tai, kad iškart neatnešiau. Aš norėčiau daugiau vėluojant. Mes vis kitaip neėjom kyšio. Kyšį neėjom. Tai kas dar norit kažko pasidalinti, ar paklausti, ar papasakoti, dėl ko atėjo, dėl ko jūs čia. Ir aš visada parašau prie renginio, atsineškit klausimą, į kurį atsakymas pakeistų jūsų gyvenimą. Aš nepažadu, kad duosiu tą atsakymą, bet ar turit klausimą? Ar jūs turit klausimą? Į patį gal atsisėdot. O tai kam čia atsisėdot ir atėjot iš vis? Ai, šiaip fainai, nedaug kainuoja šokoladą. Aš tai daug klausimų turiu. Aš matau, kad jūs sakė žibą. Tai nuo jūsų gal ir padėsim, bet aš dar biškai grįšiu ten. Kaip jūsų vardas? Jau. Vienintelė moteris, kurią sutikot kavinėje.
Vienintelė. Tai jeigu Ieva nori tik tai, žiūrėk, dar vienas įdomus dalykas, ko mes iš tikrųjų ieškom ir ko mes iš tikrųjų norim ir link ko mes iš tikrųjų einam, mes ten ir nueinam. Jeigu aš nežinau, kur aš noriu nuvažiuoti šiandien ir kur nueiti, aš nevedu į Google Mapsą, nu su jo blemba vis tiek, atsės prie manęs, jeigu nori. Aš iš karto pasiėmu. Ačiū ir dėkime. Jeigu šiandien aš noriu nuvažiuoti Palangą, ką aš darau? Aš blemba pasiėmu savo telefoną, įsijungiu internetą, įsijungiu GPS-ą, spaudžiu Palangą, žiūriu kaip važiuoti. Ir kryptis, kurią rodo važiuoti, aš ten ir važiuoju. Jeigu Ieva ateina čia ir sako, aš nieko nenoriu šiaip laiką prastumti, nes man fainai. Tai jinai ir gaus tai. Jinai prastums laiką, pabus gerai, labai fainai, nes su Tomu fainai. Nes mes susitikom kaviniai. Ir labai fainai. Jeigu kažkas atėjo su mintim, kad bliomba, aš noriu gauti atsakymą, kaip man padaryti tą, arba aš gyvenime noriu paveikti šitą ar šitą, tas žmogus ir ieškos atsakymą. Jisai vesi Google, ką man daryti, kad uždirbti daugiau šaibų. Gal yra daugiau veiklų, kur galėčiau dirbti kaip būdama vieniša mama. Gal aš galėčiau kažkaip keisti darbą, kur man lavinti savo įgūdžius, kur gauti kursus apie tai. Tada aš ir rasiu. Mes esam tarsi Google'as. Mūsų gyvenimas tarsi Google'as. Mes turim vesti informaciją visų pirma čia, paskui tą Google'ą, kad surasti tai, ką mes norim. Ir jeigu mes nežinom, ką mes norim, mes į niekur ir neinam. Nes jeigu mes nežinom, kur plaukiam, mums bet koks vėjas yra nepalankus. Mums kur beneš, mes nežinom vis tiek, kur norim. Tai iš esmės mums reikia pirmiausia sužinoti, ko mes norim. Pakelkite rankas tie, kurie žinot, ko norit gyvenime. Kas tikrai žinot, ko norit gyvenime? Mažiau nei pusė, hebrytė. Mažiau nei pusė. Nu, ką jūs norit gyvenime? Būti dalimi to, kur visiems yra geras. Jūs jau čia. Jūs jau čia. Čia kur perskaitėt, kurioje knygoje? Pačiam ateina, man labai daug dalykų ateina, nes irgi šimtų dalykų. Nu, vis tikriausia, ko nori gyvenime, reikia tikslą turėti. O nenoriu tikslą turėti siekti. Visą laiką aš nenoriu siekti, aš noriu mėgautis. Tai jau irgi turit. Jūs norit mėgautis gyvenimu prieš 2 dienas išėti iš darbo? Prieš mėnesį? Ai, prieš 2 dienas atostogos kažką Aš važiuoju. mėgavausi ir kai dirbau, bet pavyzdžiui, šiaip tikslą. Į viską. Siekiam tikslų, darom. Nenoriu nieko daryti, Aišku. nieko siekti, nenoriu. Bet jūs tai ir turit, sakėte, ne? Jūs nenorit nieko siekti ir nieko nesiekėt, jūs norėt išeiti iš darbo, prieš mėnesį išėjot. Volia, šitas žmogus laimingas, daugiau mažiau. Kas dar keliat ranką? Dabar visi žiūrėk, nesivėk mane klausinės. Varykim, čia nėra egzaminų, pasidalinkim. Mano tai pagrindinis tikslas yra gyvenimą gyventi, o ne prastumti. O ką jūs dabar veikia? Ir man supratau, kad tai, kad daryčiau, būtent gyvenčiau taip, kaip aš noriu, tai pirmiausia, man reikia baimę atsisakyti. Tai labai įdomus jausmas, iš tikrųjų, kai pradedi daryti gyvenime dalykus, kuriuos šiaip anksčiau, pavyzdžiui, bijodavau, nedrįsdavau, galvodavau, kad čia ne man, kažkaip. O dabar man, pavyzdžiui, pasiūlo kažkas. Ir aš galvoju, tai labai gerai. Jeigu žmonės mato ir galvoja, kad aš galiu, tai reiškia, kad... Varysime after party. Drąsiai. Kas dar varysi after party šiandien? 2, 3, 4, Aš praktiškai dėl jos 5. O koks, ar varysim, ar ne? O nuo to priklausys, kur bus. Mums reikia žinot, kiek žmonių. Jeigu plėšė su gera muzika, aš varau. Gerai. Turit kas nors didelę kolonėlę? Aš turiu geros muzikos. Kolonėlė, Ieva turi tą, yra taksistas, aš turiu geros muzikos. Taksistas, brūkšnelis, taksistas. Volia. Tai labai fainai, va kaip ir sakėt, atsikračiau baimių, padariau, bet žiūrėkit, aš atsimenat, nuo ko pradėjau šitą susitikimą? Kad mes dedam pirmą žingsnį link sėkmės ir tada sėkmė deda 2 žingsnius link mūsų. Ir viskas veikia. Vieną dalyką, kokį nors pakeitė, čia kaip laikrodžio mechanizmas, paskui viskas pradeda keistis. Neišvengiamai. Jūratė, jūs dar kažką sakėt, kad afigenai gyvena. Balį ten leidžia dienas. Gero gyvenimo, nebegaliu sustoti. O galite be tokių biški be metaforų, bet taip tiesiogiai, vat, ką jūs paragavo ten tokio? Be kokso. Laisvė, nieko neveikti, žiūrėti į dangų, į gamtą, privažinėti motoroleriu, šildyti saulę, negalvoti. Žodžiu, mėgautis paprastais kažkokiais dalykais. Ar jūs girdit, kad ką jį išvardijo, beveik nieko nekainuoja? Nes ką vardėjom, žiūrėti saulę, nežiūrėti, kaip ten sakė, į dangų. Motoroleris kainuoja 500 eurų, koks nors biškė
aiškiai savo šeimą. Jo, tai žiūrėkit, iš esmės patys geriausi dalykai gyvenime praktiškai nekainuoja, nes ten jachta, kuri labai galinga, ar motociklas, kuriuo aš esu nemažai turėjęs galingų, jie kainuoja, bet jie nesuteikia laimės. Hedonizmas. Kas yra hedonizmas? Pasigūglinkit. Kai žmogus gyvena siekdamas malonumo arba tiesiog vien malonumais sotus nebūsi. Bet malonumas žiūrėti ir į debesį žiūrėti. Jo, bet tai yra labai primityvus dalykas, tai irgi galim priskirti prie to, bet tai nereikalauja jūsų kažkokių didelių pastangų. Ir tai jūs galite daryti bet kada, bet kur, bet kaip. Bet man tai, pavyzdžiui, labai didelis yra malonumas, kai tu darai kažką, nu, vat nežinau, kodėl čia visi užsiciklinę, kad tu darbą nenori, nu, aš tai jau irgi gal prieš metus mečiau darbą, bet kitą. Bet man atrodo, kad, nu, kaip tik, kai tu padarai kažkokį darbą, kažkokią užduotį, kažkokią veiklą, turi kur tu savo talentus, dovanas, kažką išnaudoji, tai čia superinis pasitenkinimas, man, pavyzdžiui, tai labai patinka. Tai galima. Kūrybinis darbas, tai taip, Bet jeigu darbas... jisai gerai, gal nebūtinai turi būti kūrybinis, bet jisai, man atrodo, yra toks teikiantis pasitenkinimą tada, kai tu išnaudoji savo potencialą. Va tai, kam tu buvai iš vis iš to planetą atsiųstas. Tai kiekvienas gali daryti tai, ką nori. Taip. Tai aš ir klausiu, ar jūs esat laimingi? Man 5 ar 7 žmonės pakelia rankas, kad mes laimingi patenkinti savo gyvenimą. Reiškia, tie žmonės tikriausiai tikėtina, kad išnaudoja tai, dėl ko jie čia daro tai, dėl ko jie čia buvo siųsti šitą žemę, kaip jūs minėjote, ne? Arba daro tai, ką jie mėgsta. Kur kiti? Ką veikiat kiti, hebrytė? Ką jūs veikiat, kad jums yra šūdas? Kiti bijo. Bet jie tegul atsako. Kas yra jums? Klausimas buvo. Kaip sakot? Pažiūrėtas klausimas buvo. Koks? Nu, buvo, jūs klausėte, ar turi tikslą. Gerai, ar turi tikslą jūs? Nelabai. Bet Diva. jeigu klausimėte, ar esi laiminga, tada tik žiūrėjau. Jeigu neturit jokio, nu, okei. Jūs neturite tikslo, bet esat labai laiminga. Irgi viskas labai okei. Gerai, perfrazuokim klausimą. Kas iš jūsų esat labai laimingi ir jau liuks viskas gyvenime? Gerai. Ką reiškia labai laimingas? Nu laiming, tiesiog gerai jaučiatės. Afigienai jaučiatės, laimingi, nieko netrūksta. Ne. Jeigu būtų labai laiminga, nebūtų to klausimų, žinotum, kad... Jo, pavyzdžiui, man nėra klausimo tokio. Tomą neateitumėm. Jūs čia neįtumėm. Ne, kodėl? Gali būti. Ne, kodėl? Gali ateiti laimingi žmonės pasibendrauti, pasikalbėti, fainai, šiaip pažiūrėti, ką kiti veikia. Viskas ok. Laimingas tai yra būsena, tai nėra pastovi būsena, tai yra tas laimės pojūtis, jis tai yra momentinis. Tu tiesiog, ar tu patenkintas savo gyvenimu, čia yra kitas. Gerai, ar jūs patenkinti pilnai savo gyvenimu? Gerai, aš perfrazuosiu, tik dėl jūsų perfrazuosiu šitą klausimą. Ar jūs pilnai patenkinti savo gyvenimu? Kas iš jūsų pilnai patenkinti savo gyvenimu? Mažiau nei pusė. Žiūrėkit, kaip aš beklausiu, kaip aš be perfrazuosiu, mažiau nei pusė yra laimingi, mažiau nei pusė turi tikslą ir jį žino, mažiau nei pusė yra patenkinti savo gyvenimu. What the fuck? Tomai, kokį tu turi tikslą? Nėra jokio tikslo man. Kokį dar tikslą? Aš turiu mažų tikslelių ir aš einu juos ir pasidarau, kai aš noriu atsigerti, aš paimu ir atsigeriu. Bet man įdomu būtų pažiūrėti, kiek sutaptų, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie sakė, kad vat, jie laimingi ar turi tikslą ar kažkas tai gerai, ir jie yra praėję pro kažkokius super sunkumus gyvenime. Nu, nežinau. Visi mes esam per sunkumus praėję. Tai labai dažnai aš bent jau kiek pastebiu būna, kad vat, žmonės, kurie sukrėtimus tos praeina, tai staiga jie kitaip pradeda. Jo, bet mes ne apie tai. Pavyzdžiui, būti laimingo, tai yra dar 2 dalykai. Būti laimingu ir mokėti būti laimingu, arba mokėti džiaugtis. Taip. Nes yra, pavyzdžiui, pilna žmonių, kurie turi begalės sąlygų ir dalykų, kuris galėtų džiaugtis, bet nesidžiaugia. Nu tai žiūrėkit, bet kaip aš beklausiau, aš biškai pertrauksiu jūs, nes mes čia galime filosofinius traktatus rašyti iš to, ką jūs kalbat, nes visada sukam va taip ir niekur neatsukam. Tai aš klausiu, kiek iš jūsų patenkinti gyvenimu? Iki 10 žmonių pakėlė rankas, čia mūsų 30 turbūt. Tai kur kiti, hebrytė, klauskit, dėl ko jūs nepatenkinti gyvenimu? Kas jums negerai? Klauskit. Kas neleidžia jums mėgautis gyvenimu? Tai tau atsakys kokį 20 variantų dėl ko. Tai aš klausau dabar. Kas jums trukdo? Jūs kėlėt ranką, nekėlėt? Ne. Kas jums trukdo mėgautis gyvenimu? Kas jums trukdo būti laimingai ir džiaugtis? Dabar ieškau savęs iš naujo, kur galėčiau realizuoti save veikloje, save atskleisti iš naujo ir nežinau net kur eiti, ten, kur anksčiau buvau, atrodo, kad jau man ten nebereikia būti, o kur turiu būti iš tikrųjų, kad
džiaugtųsi mano širdis, kad aš jausčiausi darant tikrai prasmingai kažkokią veiklą, darbą, aš nežinau, ir vat plūdytų. Ir kas su to blogai? Kodėl negalima būti laimingai tuo metu, kai jūs nežinot, ką veikti? Yra poreikis realizuoti save, jeigu tu neišpildai nepilnai. Nes aš čia labai girdėjau dabar daug frazių, kurios yra iš knygų. Kad širdis būtų laiminga, kad anksčiau radau save, dabar nerandu savęs. Labai daug frazių, ne jūsų frazės, nepykit, čia ne jūsų frazės. Jūs kažkur jas perskaitėt, manot, kad jos yra tiesa, nors nebūtinai. Aš irgi nežinau, ką man veikti. Aš nežinau, ką man toliau daryti. Nuoširdžiai sakau, neprikolinu. Aš nežinau tiksliai, ką veikti. Dėl to aš sakau, gal reikia su žmonėms susitikti, paklausti, ką jie veikia. Ir aš dabar čia sėdžiu prieš jūs ir klausinėju kaip durnelis. Jūs galvojat, kad aš čia kažką žinau? Tomai, jau galiu pasidalinti. Pala, aš dar galėsiu, užholdinkit šitą. Laikykit šitą. Aš grįšiu prie šito. Aš irgi nežinau. Aš anksčiau žinau tiksliai, ką daryti. Aš kaliau šaibas. Anksčiau žinau, aš studijavau, dar anksčiau aš žmonėm padėjau. Dar prieš tai aš jau darbą, kad užsidirbti. Dar prieš tai fotografavau vestuvės, dar prieš tai dar kažką veikiau. Aš nežinau, ką veikti. Visada ir aš nežinau. Aš esu lygiai taip pat kaip jūs. Mano širdis nežino, ką nori veikti. Ne, bet yra du dalykai, atsiprašau, jau viskas, ką pasakei, bet galima arba išmokti nesiparint dėl to, ne? Taip. Kaip yra, nesiparint. Dar netradai. Ateis savaime. Arba kaip aš savo sūnų irgi sakau, tas tam pastovi ieškos. Suradau gerą darbą. Blemba kažkaip, jo, gerai, viskas ten. White suits, jau nereikia statybose dirbti ten su nekilnojimais, ten ofisas, visi gražūs žmonės, gražūs namai, bet kažkur tai, kaip tu sakai, nerandu dar save. Bet aš jam prieš tai dar sakau, bandyk viską išėlės, nežinau, skirk ten po mėnesį, bandyk tą daryti, nes nepabandęs, nesužinosi, kas yra tavo. Tai arba lauk, arba tiesiog paimi ir bandai save kažkur, nueini kursus savaitę, nežinau, molių lipdytojų, nueini kursus ten, nežinau, juvelyrų, nueini kursus masažistų. Tai yra du keliai. Arba jeigu tave tiek parina, tai tada eini. Mes grįšim prie Jeigu ne tiek parina, tai tada tikrai apsimoka apleisti, atsipalduoti. Jo, aš tai nežinau. Aš tiek bandau gyvenime dalykų ir tiek susifeilinu, jūs net neįsivaizduojat. Bet kelia nerimą, nes būtent paieškose vis tiek galima jaustis laimingai. Bet spaudimas iš esmės. Visi kokie protingi. Atsakymų iš visų pusių. Tik kančioj vyksta augimas. Girdėt? Tik kančioj vyksta augimas. Kas čia, blėt, per chuinė? Bet aš noriu papildyti, jūs sakėte, Pala, tik kančioj vyksta augimas. What the fuck? Čia šūdas. Čia šūdą pasakėt ką tik. Augimas gali vykti ir džiaugsme. Jum be šūdo nebuvo augimo. Nieks kits neklausykit jos, nes pisa proto. Konkrečiai, nebūtinai visiems yra taip. Gal jum tai buvo, bet nebūtinai tik kančioje yra augimas. Augimas gali būti ir džiaugsme, augimas gali būti ir laimė ir bla bla bla. Ir nebūtinai kaip kas ten, kuris lietuvių rašytojas, autorius sakė, kad liūdesys... Liūdesys yra aukščiausia ten kažkokia forma. Nebūtinai. Nebūtinai. Sutinkat? Tai nepizdėlinkit ir nemokykit kitų nesąmonių. Aš nemokau, čia jūs scenai sėdite. Kaip nemokot, jūs ką tik pasakėt melą ir žiūrit toliau ir ginčytės dar. Aš norėjau tai moterį. Vis tiek nepripažino. Iki galo jis. Tai yra tik tai keliai, bet aš, pavyzdžiui, trečią kelią atradau, kuris man labai patiko ir man, pavyzdžiui, suveikė. Bet vėlgi čia ne universalus receptas, nesiklausyti. Nurieškit, patikrinsim. Bet šiaip tai labai daug žmonių sako, oi, neklausyk, ką kiti sako ir neklausyk, ką tau siūlo ar panašiai. Atvirkščiai, aš sakyčiau. Šūdas. Aš atradau savo pašaukimą tik tai tada, kai iš tikrųjų aš pradėjau įsiklausyti, ką man žmonės sako, už ką mane giria, ko manęs prašo. Ir tada aš galvoju, gal tikrai čia man. Ir tada... Ir gerai. Ir jeigu ateina dabar pas mane moteris, va ten, pavyzdžiui, sėdi. Kaip vardas jūsų? Gintarė. Ir aš jai sakysiu, blemba, kokia tu faina, tau dainuoti reikia. Dainuok varyk. Ir visi jūs pritarėsi, dainuok, o net klausos neturi. Galimai, čia. Ir jinai pradės visur varyti, pradės dainuoti, sakys, čia man turi sektis. Ir jai nepavyks. Bet jeigu jūs ją pasivežat savo vestuvėse padainuoti. Ir jinai nusina. Tai esminis dalykas bandyti, ką Kastytis prieš tai sakė, bandykit 20 dalykų ir kur jaučiatės gerai, tą ir tęskit ir darykit, viskas okei, bet neklausykit kitų. Man gyvenime daug dalykų sakė. Nesakė klausykit. Įsiklausyt. Aš įsiklausiau gyvenime. Okei.
Ok, aš įsiklausiau gyvenime, ką man sakė. Man sakė, daryk tą, dirbk ofise, dirb banke, pabaik ekonomikos magistrą. Viską padariau. Nesąmonė. Tomai, čia kalba ne apie veiksmus. O apie ką? Tai, kad konkrečiai kur eiti, kur dirbti, bet kokių dalykų, kokių paslaugų, ko iš tavęs prašo, čia apie tai kalba eina. Labai gali tai būti, bet galima ir apsigauti. Neklausykit šitos moters, labai prašau. Nes jai su šitais metodais pavyko ir aš už ją labai džiaugiuosi, bet nebūtinai jums su to pavyks. Ir manęs neklausykit. Viską patikrinkit. Neįsiklausykit, viską patikrinkit. Aš labai prašau, gyvenkit, tarsi pirmas žmogus būtumėt pasaulyje. Tarsi nieks prieš jūs dar negyvena. Patikrinkit viską. Jeigu Tomas jums pasakė, padarykit taip, sakykit, nafik, nesąmonė, aš pamėginsiu. Ir pamėginkit, jeigu jaučiat, ir tada sužinokit, ar taip veikia. Jeigu įsiklausėt kažkieno ir pasakė, kad jūs geras tame ir iš jūsų pageidauja kažko, jeigu norit, pamėginkit ir jeigu veikia, darykit, bet pamėginkit savo kailiu. Kaip jūs galite žinot banano skonį, jeigu niekad neragavot? Kaip jūs žinot, kad nuo LSD narkotiko tai yra blogai, jeigu jūs niekada nebandėt? Aš jokių būdų nesiūlau pamėginti. Bet jeigu nebandėt, jūs nežinot. Tiesiog nežinot. Tai... bet yra žmonių, sako, narkotikai yra blogai. Jie žino, nors nebandė. Ha? Šiaip nerekomenduoju, nesakau. Šiaip narkotikai čia nelabai skamba. Nesakau. Tai dėl to specialiai ir sakau kraštutinį. Tarkim, būna smūgis ir tada būna motyvacija, bet šlykštus dalykas, ar čia mano charakteris toks šlykštus pats savo sakau, žinai. Taigi turi būti motyvacija iš to slagis, kad čia opa, darom taip, bet būtent galiu gal plačiau pasakyti. Reikalauja mažiau energijos turbūt. Taip, jeigu aš jaučiu, kad kažką noriu daryti ir man patinka ir ta motyvacija kyla iš džiaugsmo, o ne iš kančios, kaip viena iš mūsų dalyvių minėjo, kad tik per kančią mes greičiau augam. Kaip ten jūs sakėt? Tik kančioj mes tobulėjom? Mano. Jau biški taisasi. Ir kančia šitą daro. Aišku, ką daro, labai daug, bet ne tik joje. Yra kelias ir lengvesnis, galimai, arba visaip gali būti. Tai va tą tik noriu pasakyti. Nes afirmacijos irgi labai svarbios. Jeigu mes pasakysim, kad aš augu tik kančioje, tai tik kai bus kančia, aš ir augsiu. O kai bus kažkas džiaugsminga, aš stovėsiu vietoj. Nes aš tai pasakiau. Aš taip tuo tikiu, bet mano charakteris kažkiek prieštarauja tam, iš tikrųjų, nežinau dėl ko. Girdėjote tiksliai visi? Aš taip tuo tikiu, bet mano charakteris tam prieštarauja. Kažkokius čia Skamba kaip šizofreniko mintis. Ne, pas daktarus, kai būsi, taip nesakykit. Aš tikiu, žiūrėkit, yra mano charakteris, kaip atskiras objektas. Aš ir mano charakteris. Čia bipolinis sutrikimas arba jau einam link šizofrenijos. Čia viską sakai, mes nesakysim, bet kai būsit pas psichiatrus, nesakykit taip. Mano širdis jaučia tą, o smegenys sako, kas čia širdis ir smegenys kaip atskiri objektai kažkokie. Tai kur šeimininkas tuo metu? Kai jūsų širdis jaučia, ką reikia daryti taip, o galva sako kitaip. Esat girdėję tokią frazę, ne? Čia viskas yra normalu. Viskas normalu, kai čia kalbam, bet atsargiai sakau su psichiatrais, tai pasakysit, jums šizofrenija užrašys. Mano širdis sako, kad mylėk šitą Darių, o protas sako, kad Laimoną. Taip, nes tu širdis sako intuityviai, o pasveria, kas naudinga. Teisingai, širdis sako intuityviai, protas, kas naudinga. Kur tuo metu šeimininkas? Kuris, blėt, nusprendžia, ko klausyti? Kur tuo metu šeimininkas? Šeimininko reikia per vidurį ieškoti kažkur. Ieškoti reikia šeimininkų. Ateikit, čia yra vietos. Kur nors. Ne ant žemę, pasimkit kėdę ir ateikit. Čia visur, kur tik matot. Svarbu, nelipkit kitiem ant galvos. Čia mes diskutuojam tokį, kad jeigu širdis mano vienaip, o galva kitaip, ar čia jau prie šizofrenijos priskirti, ar prie bipolinio. Nes kur tuo metu šeimininkas? Ne, iš tikrųjų, aš juokauju, bet tame humore yra biški tiesos, ne? Ką veikia šeimininkas? Kur yra ta sąmonė mūsų? Kur esu aš, kuris nusprendžia, ko klausyti? Bet kad čia taip, čia jūs čia varote ezoteriką, dar nepadaragavę vaikų darželę. Mes visi esame vienis ir bendra sąmonė. Taip, sutinku, kolektyvinė sąmonė, viskas, labai fainai. Bet jeigu blemba, žmogus nežino, kuo vadovautis, ar galva, ar širdim, apie kokią kolektyvinę sąmonę kalbą, mes dar savo sąmonės nesusigaudėm. Pirmiausia, reikia surasti šeimininką toj sąmoniai, kuris valdo viską. Bet sprendimus taip ir priemam. Pas tave visą laiką būna tik viena mintis ten. Alkoholis blogai. Alkoholis gerai, kodėl blogai? Labai fain. Kai reikia pasirinkti.
ar racionalų kažkokį sprendimą, ar kur va, tu jauti. Kiekvieną akimirką. Nu tai va. Ir aš pasirenku. Tu apšokį šizofrenikų, pats toksai. Aš irgi. Bet kiekvieną akimirką aš prisiemu atsakomybę už sprendimo pasirinkimą. Šeimininkas, nu tai... O kiti žmonės... Taip, būtent. O kiti žmonės... Tai jie priema sprendimą. Kad jie neprims, sako, Tomai, ką man daryti, širdis sako, kad Laimonas geresnis, aš jį labai myliu, man draugelis krajoja. Bet va, Darius, babkių turi, babkių, bemsa gerą. Širdis sako, kad nebus tų 2 štukių per mėnesį, o protas sako, kitą pasimsim bus grįžti. Kur šeimininkas tuo metu? Kuris nuspręstų, ko norite? Gerai, kas dar turit kokių problemų? Jūs gal norit pasidalinti ką nors? Taip? Aha. Nu, man tiesiog kažkaip atrodo, kad širdis arčiau tikrojo atsakymo negu smegenys. Smegenys visų klauso aplinkui. Nu, visų nuomonių, visų patarimų, o širdis... Galimai, aš šito nediskutuosiu, nes nežinau. Nes aš šiaip nieko nežinau visų pirma. Šiaip sėdžiu ir diskutuoju. Pakankamai ištreniruoji smegenis, tada jos iš tikrųjų ir nori, kaip mes vadinam, ką širdis nori, ne? Tada jos ir protingų dalykų ir nori. Tada nepačių būna tų konfliktų tarp, kol nori širdis ir smegenis. Tai jeigu treniruosi normaliai savo smegenis, kas yra krūta, kas tave veža, kas tave traukia, tai tas nebetrauks tasai Aloyzas, kuris ten, žinai, kažkoks o trauks tas, kuris tau Tai protas kaip tik ir gali nuvesti ne ten, kur reikia, nes tu būtent, nes protas o kur reikia? Nes protas stengiasi apsaugot nuo visokių... Aš tokias filosofijas čia girdžiu, mes dabar kalbam apie tokį bullshitą, kad mes link niekur neinam. Viskas labai, jūs esat protingi. Nes jūs esat tokie protingi. Tiesiog, kada širdies klausydamas, ką tu darai, ką nori savo daryti. Tu gal... O kad reiškia ne ten daryti, jeigu protas stengiasi apsaugoti, tai gerai, tai nuvesti? Protas stengiasi apsaugoti, širdis žino, ką nori, reikia daryti, bet čia tik 7 žmonės pakėlė rankas, kad jie laimingi ir žino, ko gyvenime nori ir yra patenkinti gyvenimu. 7 joptvai mat žmonės. Čia į tie 7 kalba ir moko kitus. Tai gal dar kas norit pasidalinti kokiais džiaugsmais gyvenimo? Bet šiais laikais skaitydama, daug kas atsiveria, daleiskim, kad žiūri tą, tai toks irgi tas pasakymas, gali žmogus gąsdinti, tai jisai... Ne, tai čia bairis. Čia bairis, aš ne. Supraskit, kai bairį, aš sakau, kad jeigu žmogus man teigia, ateina moteris ir sako, mano širdis nori to, o vat smegenis ar galva nori to. Tai jeigu jūs tai pasakysit psichiatrui, jis užrašys šizofreniją. Nes tuo metu jūsų 2 kūno dalys yra atskiri kažkokie objektai. Atskiri objektai. Aš juokauju, aš tik sakau, kad jeigu jūs nueisit pas... O šiaip, jeigu turit bipolinį, tai pasigirkit čia, aišku. Nėra problemų. Mano koja trumpesnė viena. Ne, juokauju, nėra, bet galim pasigirti, kokių turim bėdų. Žiūrėk, mes atėjom šiandien švęsti. Galim pradėti švęsti dabar, arba pradėsim švęsti per after party, bet aš siūlau pradėti švęsti dabar. Ką švenčiam? Švenčiam šiandien, o ko reikia, kad mes galėtumėm švęsti? Tai tu iš to, aš noriu šventę švęsti. Aš noriu šventę švęsti. Žinot filmuką, geras toks buvo senai. O kodėl penktadienį? Kodėl jūs lauk penktadienį, nes į darbą? O ko jūs į darbą einat, galit neįt rytoj? O kodėl negalit? Galim sulaužyti, pavyzdžiui, plauką. Bet iš tikrųjų, realiai, negi tikrai negalit nueiti į darbą, jeigu buvo vakaruosit šiandien. Realiai tai gali. Taigi mes nesiūlom jums prilūpti ten visiškai. Šiaip turi medikų, galėva atsisėdo, atgaivinsius. Marija, atgaivinsai ką? Atkočios. Lašelinė, atsiprašau, kad atsineštų. Žiūrėkit, vėl labai įdomus požiūris. Žiūrėkit, iki kiek mes esam išmokę nesąmoningų minčių į savo galvą prigrūdę. O tai galėjo daryti penktadienį, nes negalim švęsti tada, nes ryte į darbą. Tai galim švęsti ryte į darbą. Apie kokį šventimą jūs kalbat? Mes galim švęsti iki 12 ir rytoj 8 jūs būsit darbe. Kas šiandien pasakė tokią mintį?
Aš tik kvestionuoju. Sąlygo tai yra Tomai, sąlygo, tu per jaunas, dar nežinai. Nieko asmenio, vėl aš per jaunas. Seniau, jeigu švesdavai, tai atvykti darbo negalėtum. Čia dabar tai man tik tie visi mileniumai išmoka švęsti. O ką, drugeliai, šventė. Anksčiau švesdavau taip. Jeigu neatsimeni, kad tada gerai. Gera šventė. Tai yra, kad niekad nešvenčiu. Niekad nešvenčiat ir šiandien norėtumėt, bet negalit. Tai kas čia, blėt, per gyvenimas? Pašvęst negalit antradienį. Šūdas. Tada eisim švęsti. Eisit su mumis švęsti? Labai gerai. Visi girdėjot? Mes užsirašėm. Visi girdėjot? Ateisit, tai... Viskas, pravaikšta. Čia kaip sakė, kad gal dėl to labiausiai gal atėjau. Atėjot, kad biškius. Bet vis tiek tik Biško, bet švęsti ar ateit? pramiegoti darbą. Mes nunešim darbą. 8 vakaro sėdi žmogus, sako, blemba, bijau ryti darbą pramiegoti. Dar nieko nepradėjom veikti, jau bijai darbą pramiegoti. Ir darbą, kuris nepatinka. Kaip vardas jūsų, priminkit? Margarita. Margarita sakė, reikia baimę atsikratyti. Jinai, Nereikia, bet jeigu atsiradai palengvėti. jeigu atsikratot, palengvėja. Va, dėl ko jūs galite pramiegoti darbą. Ten tikėtina, kad yra parašyta, kad meskit darbą. Jūs turit paskaityti. Vienas sakinys. Eisite į partiją. Galite susigrąžinti pinigus. Jeigu nepatinka analizė, nesąmonė, galite susigrąžinti pinigus. Taip. Jeigu vienas sakinys nepatiko, sakot, nahui, nesąmonė, atiduok šaibą. Ir iš karto aš... Vienas daugiau taip pat. Nu, tai yra nepatinkančių vietų. Analizė nėra skirta, kad jums patiktų. Skirta, kad aš jums pasakyčiau, kaip yra. Man irgi ne viskas patinka. Man žmona daug ką sako, man nelabai patinka. Bet neišmetu aš juos iš naujo. Pavyzdžiui, va, čia jau įdomu, davai, nu. Tai šitas susitikimas, kadangi yra ne apie mane, o apie jūs. Ne, tai mes irgi pasakojimus, tai tu irgi papasakojai. Ne, jūs pradėt klausinėti jau čia dabar. Gerai, Gintarė, dėl ko Gintarė jūs atėjot? Aš tikėjausi, kad čia bus labiau apie jūs ir jeigu bus kažkas aktualu ar įdomu, tokie klausimai čia labiau. Ok, jūs norėtumėt, kad apie mane kažkas būtų? O ką apie mane čia? Ką aš galiu papasakoti? Aš pradžioj, jūs kadangi pavėlavot, pradėkim nuo to. Tai pradžioj aš 5 minutės. Aš pradžioj apie save ir pasakau, kad man viskas labai gerai sekasi, aš esu laimingas, man viskas ok. O ko jūs čia tie? O jūs pasitikėt savo laimę? Taip. Jau jūs daugiau nieko nebenorite ieškoti, jūs esate pats laimingiausias. Tikrai pats laimingiausias. Ar nebenoriu ieškoti? Aš vis ieškau, bet nėra noro. Aš tiesiog ieškau. Man yra gerai. Ir kaip motyvuoja kažką daryti, kažko siekti tai? O tą happy istoriją papasakoti. Tai mane visą gyvenimą... Nu, žiūrėkit. Ok, užholdinkim šitą, ok? Koks mano happy story? Nu, jeigu aš blemba jums papasakosiu savo happy story, kaip aš viską pasiekiau, galiu pasakoti nuo darželio, nuo mokyklos laikų, nuo univero, nuo praeitų metų, kas jums nuo to pasikeis? Jūs išgirsite dar vieną fucking sėkmės istoriją, kuriuo esat milijoną prisiskaitę knygose, milijardierių, sėkmingų žmonių, visokių ten istorijų. Ką jie pakeitė? Nieko jums nepakeičia. Jūs esat vieninteliai, kurie galite susikurti savo sėkmės istoriją. Mano sėkmės istorija yra mano, jūsų yra jūsų. Papasakot istoriją aš jums galiu, man negaila, bet tai bus pats pigiausias. Tai kurkit, ką jūs padarėte šiandien, kad susikurtumėte? Aš padariau, man užtenka šiandienos dienos, ką aš padariau ir aš laiminga. Ar visi šiandien padarėt viską, ką galėjot padaryti šiandien? Ar visi, kas šiandien padarėt viską maksimaliai, ką galėjo padaryti šiandien, kad būtumėt laimingi? Mažiau nei 7 žmonės. Tai ne visi padarė. 7. Darykit, hebrytė, darykit, atsikėlėt ryte ir darykit. Norit kako, einat kakuojat, norit sysio, einat sisiojat. Šiandien nenahu nesivalysiu dantų, jį nesivalo. Jį nebeisiu į darbą, jį nebeinat. Į kas atsitiks, nieko neatsitiks, susirasit kitą. O gal iš vis nebedirbsit. Bet jeigu yra baimė, kaip Margarita sakė, jeigu visko bijom prarast darbą, bijom prarast partnerį, neišeisiu aš iš jo, nes bijau, neišeisiu iš darbo, nes bijau, kad rytoj neberasiu kito, tai neišeikit, bet tada aš jį papasakoju savo sėkmės istoriją, jums negalėsiu niekai padėti. Jūs tiesiog girdėsi dar vieną iš 1000 sėkmės istorijų, bet aš ėmiau ir dariau. O kažkas iš jūsų, išskyrus tuos 7, kurie pakėlė rankas, nedarė. Ir jūs turėjote tas baimės? Aišku, kad turėjau baimės. Aš buvau pilnas baimių ir paėmiau ir vieną kartą pradėjau daryti. Yra žmonės drąsesni ir yra žmonės su baimėm, kurie mokosi tapti drąsesni. Taip. Pagaliau. Norėjau įsitarti apie baimę, ką jūs kalbat.
kiekviena baimė yra potencialas jūsų, tas resursas. Kiekviena baimė peržengus, jūs savyje išlaisvina tam tikrą energijos kiekį, su kuriuo jūs galite eiti dar didesnį baimę. Laiptelis po laiptelio atsiveriat ir tuo pačiu atrandat terpės, kur jūs geriausiai funkcionuojat, kur jūs geriausiai duota. Tai kaip būna, jeigu nusivylimų ir tu toliau tada. Tai bet tai nieko, taip. Kad jums ten nereikia, galbūt net ta publika jūs įvertino, net Taip. jūs save įsivertino kažkaip ne taip, pagal kitus dar kažką. Labai daug mes einam per kitų vertinimą į save. Ja, bet pagrindinis klausimas, ar mes padarėm šiandien viską, kad būtumėm laimingi? 7 žmonės padarė, visi kiti nepadarėm, bet Tomai papasako mums savo istoriją. Nahui mano istorija. Nu, ne, aš prijuokauju, ne 7, bet panašiai. Nu, panašiai, tie patys 7 kelia ranką, sako, mums zaibys viskas, o kiti sako šūdas. Man tai įdomu yra, pavyzdžiui, o jums nėra taip, kad baisu yra įsivaizduoti save gyvenimo pabaigoje, nu tarkim, jeigu nestaiga viršta to tam kažkokia savaitė arba liga, ir tu tada supranti, kad va dabar tai aš jau nieko nebepadarysiu. Jo, ir nieko neveikiau. Baisus yra tas momentas, Čia pats baisiausias. Ar man baisiau dabar imti ir daryti, ar man baisiau tada, pavyzdžiui, pasišneki su kokiom tetom, močiutėm, ten dar kažkom. Ir jis sako, vaikeli, daryk. Nu, žmonės gyvenimo pabaigoje pradeda sakyti, kad reikėjo man... Yra tyrimai daryti apie tai. Reikėjo čia man šitą nuveikti. Tai gerai, kokių turit baimių? Galite taip pavardyti, kokios baimės jūs kausto kažką daryti? Ir nueikite laidotis. Kokios baimės jūs kausto daryti kažką? Turit kažkokių baimių? Baimė, galbūt daryti tai, kas remiasi į pinigus ir sudegti. Aha, okei. Jūs bijot prarasti pinigus ar... Nes aš esu vienoje kažkaip atrodo, tas rizikos tu stovi viena, kaip pirštas, jeigu kažkas atsitiks. Gerai. Nors norėčiau ir to, ir to. Okei, kas blogiausia? Aš labai gerai girdžiu. Taip, kas blogiausia nutiks, jeigu jūs kažką pabandysit ir prarasit pinigus ir nebeturėsit, turėsit 0. Tai pradėsit dirbti kažką ir vėl turėsit. Nu, bet nesinori kažkur. Ai, tai čia aš tą vadinčiau, aš noriu pakvestionuoti, ar tai yra baimė prarasti komforto zoną. Nes numirt nenumirsit, nieks neatsitiks baisaus, jūs tiesiog bus nebe taip komfortabilu ir reikės vėl pradėti dirbti. O kam nepatinka? Tai jeigu mes mėgstam gyventi, jeigu aš mėgstu gyventi komfortiškai ir aš tiesiog bijau prarasti tą komfortišką gyvenimą ir nieko nedarau ir baimė prarasti komfortą mane stabdo, kaip jums tai skamba? Ne, aš galbūt tokias svarstėmis, aš galiu padaryti, man reikia daug nieko. Ne, bet grįžkim prie temos. Jūs sakėt, aš bijau prarasti pinigus, nes jeigu prarasiu komforto zoną ir man reiks vėl eiti į darbą ir bus nebepatogu. What the fuck? Niekas taip nenori. Tai nieks taip nenori, bet čia apie ką mes kalbam? Yra baimė nukristi nuo stogo. Nėra klaidingų sprendimų. Nebūtinųjų patirčių nebūna. Man Gintaras Lunskis pastoja komentuoja. Nebūtinųjų patirčių nebūna. Visos patirtys yra būtinos. Kas yra klaidingas sprendimas? Ką, jūs valgyti ir to nebeturėsit? Aš pamaitinsiu jūs per pietus. Kas pamaitins Gintarę vakarienę? Visas yra naudingos. Nušok nuo stogo. Jo, sunku pasakyti, aš negaliu šito kvestionuoti, bet nieks neatsitiks, jeigu mes prarasim šaibas. Aš daug kartų praradau gyvenime. Nu ir kas čia vis tiek sėdžiu ir kalbu su jumis, nes man tai nieko nekainuoja ir dar šokoladų gavau. Nu, visų pirma, tu kažin ar kažkada tai taip statėjai ant ruletės. Nu, taip kaip dabar esu pastatęs ant ruletės, dar nesu taip statęs niekada. Tai va. Bet dabar esu pastatęs ant ruletės daug. Tai va, pažiūrėsim po metų. Po metų vėl aš čia sėdėsiu ir vėl su jumis kalbėsiu. Ar aš pralošiu, ar laimėsiu, čia tai manęs nebeįtakoja. Nes tai nesu aš, tai yra šalia manęs, aplink mane, bet ne aš. Čia tik pinigai. Valgyt bus, Kastytis mane visada pamaitins. Margarita duos, Gintarė duos pavalgyti. Ir to negalim pakeisti. Bet kurio iš jūsų ateisiu, sakysiu, Hebrytė, atsimenat, man buvo gerai, aš jums padėjau. Nu, Gintarė, nafik pasiūs, nueisiu pas ką nors, sakyk, aš tave priimu savaitį, pagyvenk, paskui pažiūrėkis. O per tą savaitę patikėkit, aš ką nors nuveiksiu, įdomaus. Kur problema? Visas turtas viduj, ne išoriai. Yra, taigi, parašyta Biblijoje, kad kraukite turtus danguje, o ne žemėje, kur rūdis ir kandis negali suėsti. Ir aš kai su baba savo pasikalbu, jinai sako, ai, tai čia reiškia, kad daryk gerus darbus gyvenime ir kai tu numirsi, pateksi į rojų ir ten danguje jau būsi susikrovęs turtus iš savo gerų darbų. Ir taip reikia krauti turtus gerais darbais. Sakau, ne baba, tu nusišneki.
Dangus gali būti šitoj žemėje. Kraukite turtus danguje, savo viduje, savyje, o ne materijoje kažkokioj. Ne nesąmonių prisipirkit, ne kažkokių brangių daiktų ir televizorių ir grandinėlių auksinių, o kraukit turtus savo viduje ir tada mes susikursim dangų čia. Ir jeigu aš jaučiuosi viduj turtingas ir laimingas, man viskas okei, nesvarbu, kad aš išorinį turtą prarasiu. Sudaužys man mašiną, ar aš pamesiu batus, ar nebeturėsiu pinigų. Aš tiek turiu va čia viduj, kad aš vis tiek jaučiuos gerai, saugiai, laimingas. Aš bet kada nieko neturėdamas išorį vėl galėsiu tai susikurti. Paprasta. Nekraukim turtų žemėje, fizinių, materialių turtų. Galim juos turėti, bet neprisiriškim. Tai va, su ta neprisirašimo gaidelė padarom 10 minučių pertraukėlę, kad visi spėtumėm nueiti į tualetą ir atsigerti ko nors tais. Ir sugrįžtam su gerais klausimais. O, netgi skamba man žadintuvas, kad pertrauką turim daryti. Susakau užduoti klausimą. Geras taimingas. Tai ką, grįžtam po trumpos pertraukėlės į eterį. Kastytis pavalgė, atsigėrė. Gal nebebus skandžių klausimų. Arnoldas jau yra užsirezervavęs vietą klausimui, tai nuo jo pradėsim. Susitarkim vieną dalyką. Mes galim labai, čia mes biškai diskutavom per pertraukėlę ir nemažai žmonių priėjo ir klausė visokių klausimų ir aš bandau klausytis iš tos perspektyvos, ką tas klausimas jums keičia, ką atsakymas į klausimą keičia. Ar žemė apvaliai, ar žuvis ištroškusios ten dėl ko, ar kas yra asmenybė, koks jums skirtumas, kokia gyvenimo prasmė. Mes labai dažnai užduodam savo klausimus arba kitiems žmonėms klausinėjom tūkstančius klausimų, norėdami tapti daug protingesniais ir būti protingais, bet tie atsakymai, nors mes jų turim milijoną, jie nieko nekeičia mums. Užduokim praktinius klausimus, ne man, o šiaip visada gyvenime, užduokim praktinius klausimus, kurie kažką tai keičia. Nes, what the fuck, koks jums skirtumas, jeigu jūs atsakysit, kas yra gyvenimo prasmė, ką jums tai pakeis. Gyvenkit ir viskas, bet nežinodami to. Mes susitaikykim su tuo, kad niekada visko nežinosim. Jau čia faktas, mes niekada nežinosim visko. Ir kuo daugiau mes bandysim sužinoti, tuo labiau mes būsim nelaimingi, tikriausiai, nes mes tiesiog teoriškai ar filosofiškai kažką sužinosim. Taip, jeigu mes norim tapti kažkokios srities atstovais, specialistais, mes turim kažką išmokti, žinoti ir tada tai daryti. Bet dažniausiai žmogus sėdi arba stovi ir klausia, kokia prasmė, kodėl žemė apvali, dar kažkoks skirtumas. Ką mums duos atsakymas? Jeigu tu nori gyventi prasmingai, tai turi sužinoti, kas yra prasmė. Tai eik ir sužinok, tau niekas kitas neatsakys. Tai sakė, neįdomus klausimas. Tai bet... Aš sakau, žinot, kas yra prasmė, yra tam, kad tu gyventum prasmingai, o ne taip, kur traukia ten, sakyk, kur nešta ten. Tai aš dar atsakysiu šitą. Galima susižinoti, kas yra prasminga, bet jeigu kažkas manęs ar kito žmogaus klausia, kas yra prasminga, ir jeigu gaus atsakymą, tai to žmogaus prasmės atsakymą jis gaus, o ne savo. Tai nereiškia, kad tai yra teisingas atsakymas. Jinai sakė keletą frazių, kurios visiškai nesąmonės buvo. Ir jeigu mes patikėsim, bus nesąmonė. Jeigu jūs manim patikėsit, ką aš sakau, jūs durniai būsit. Netikėkit nei vieno mano žodžio. Patikrinkit viską, ką aš sakau. Nieko netikėkit. Viską kvestionuokit. Nebeskaitykit. Viskas. Lauk. Analizė. Ten yra jums rekomendacinio pobūdžio dalykas, bet netikėkit nei vienu žodžiu, pasitikrinkit, gal nesąmonė, gal visai šūdas. Negali būti visai šūdas, nes tai per savo prizmę tikrinkit. Tai kas turi patikrinti? Jums reikia kažkokio, kas čia turi ateiti, kažkas patikrinti jums? Bandama į triušį, šuniukai kažkur išėjo. Tai žiūrėkit, eikim lyg klausimus, ne? Klausimų tokio atsakymų padarom kažkokį biškį, pabandom. Ir aš labai prašau jūsų užduokit klausimus, kurie keičia kažką, kurie yra reikšmingi, o ne tik filosofiniai. Nes jeigu mes išsiaiškinsim, kodėl žuvytės jaučia troškulį, tai ką jums pakeis gyvenime? Gerai, aš turiu praktiką. Tai nuo Arnoldo pradės. Jūs antras būs. Vyrai kokie aktyvūs šiandien. Iš visi fainai yra, vyriukų biški. Arnoldas, paskui jūs, paskui Ieva. Tai klausimas yra tiems, kas dar nekalbėjo šiandien, ne Tomui ir neypatingai ne jums. Tai, kad būti laimingam, reikia kažką tai specialaus padaryti, ar neypatingo, ar kad būti laimingam, galima pasirinkti, būti laimingam darant bet ką. Tai kad
būti laimingam, reikia kažkas potencialus padaryti, ar galima būti laimingam? Tiesiog pasirinkti būti laimingam ir daryti net ką. Turiu atsakymą. Jūs jau kalbėjome. Aš uždavau klausimą, tiem, kas nekalbėjo. Čia auditorija atsakyti, na, Taip, iš auditorija, bet tiem, kas dar nekalbėjo. Aš nekalbėjau. Tikiu, kad laimė yra įprotis. Ir gali būti laimingas darymas bet ką. Viskas. paprasta, nori būti laimingas, tai būk. Aš veikiu. Tai va, viskas, tai jau ko dar. Kaip jam atrodo? Aš taip irgi norėčiau pasakyti, kad galima visai būti laimingi. Kasant žemę dėl mokslinių dalykų, bėgant, plaukiant, šokant, nežinau, skaitant, piešiant, ta prasme, milijonas veiklų. Bet mūsų rutina įtraukia, bet čia klausimas ne apie tai. O kai, ką mums tai keičia? Ką mums keičia atsakymas? Arnoldai. Tai keičia nuo jūsų suvokimo. Ne, bet ką kitiem keičia tas atsakymas? Man vienas pasakė, kad galima laimę visur jausti, jis yra teisus, jis atsakė, jis yra teisus, Arnoldas garantuotai teisus, visi teisus. Tiem, kas dar nesuprato. Ar dabar suprato? Jeigu tai šitas atsakymas į šitą klausimą padės suprasti, tai bus žiauriai vertinga. Ar padės? Aš manau, kad jau esam girdėję atsakymą į šitą klausimą. Filosofinis. Bet geras. Ne, kai kam tai keičia, aš galvoju, vis tiek, kai kurie gal Važiuojam. Neužsivelkime į filosofiją. Aktualus klausimas visiems. Įkyrių minčių valdymas arba slopinimas. Tai yra, na, ar jas reikia blokuoti kažkokią metodiką, ar tiesiog galvoti apie kitus dalykus, arba kaip aš darau, apsikraunu krūvą visokių veiklų. Nuo skaitimo, rašymo, bėgimo, šokimo, plaukimo, motociklų ir taip toliau. Ksanoksas arba fentanilis? Ne. Jūsų jau klausimas yra šūdinas. Ar reikia? Nieko nereikia. Jeigu jums reikia su motociklais nustumti šalį viską, tai yra pabėgimas nuo minčių kažkoks arba minčių pakeitimas kita forma. Galima. Kitam knygų skaitimas, kitam narkotikai, kitam alkoholis. Visi šūdini metodai. Vienam į ekstremą, kur adrenalino prisikursim ir dopamino. Kitas suvarys kažkokiai save brudo, kur irgi numuš. Ką žinau, nėra atsakymų. Fentanilis. Jokauju. Vipasana, va, nebebus jokių minčių. Ir tamsoje. Aš esu buvęs tamsoje keletą dienų. Visiškai juodoje. Labai stipru, pabandykit, pabūkit. Nebebus klausimas šito. Bet dėl to gal ir nekyla man tas klausimas. Aš irgi seniau bandžiau užmušinėti laiką su motociklais, su veiklom, su dar kažko. Ir vis dar darau kažką irgi. Bėgu nuo savęs. Bet mes niekur nuo savęs nepabėgsim. Nuo minčių kažkokių visada kils jų. Gal vipasana nebekils. Bet kai išeinam, praeina biški laiko ir... Ką žinau, jūs galvojat, kad aš žinau kažkokius atsakymus. Iš nebuvimo ką veikti. Iš nebuvimo ką veikti, kyla mintis. Viskas, Ieva. Geresnis, aišku. Kurį yra tikslus atsakymas. Tarkim, jūs turite daug patirties su ta veiklos. Tai yra, gal jums įdomu, man būtų įdomu sužinoti, gal jūs ir savo patirties galite pasidalinti, kokie yra tie bruožai žmonių, iš kurių tu jau realiai gali kažką tipo pasakyti. Tarkim, čia jo tokia, nežinau, nosis ir jis čia labai toksai jau toks. Tai gal kažkokių tokių, tokias, nežinau. Žodžiu, atėjot... Taip, aišku, aš galiu pasakyti, bet tada bus veidos kitos mokymai. Šiandien mes ne to susirinkom. Aišku, kad galiu. Taip. Taip, bet šiandien jis netinka į mūsų temą. Aš netėjau čia mokyti, nes aš galiu tada labai smarkiai įsiplėsti ir bus šūdas. Jeigu aš bandysiu papasakoti trumpai, bus nekokybiškai. Jeigu aš bandysiu papasakoti ilgai, tiesiog užimsim laiką su tema, kuri ne to mes susirinkom. Atšvęskit, koks žmogaus veido bruožas simbolizuoja arba, nežinau, parodo, kad žmogus yra laimingas ir džiaugiasi gyvenimu. Ar yra toks? Okay. Ar yra toks žmogaus veido bruožas, kuris atspindi? Vat kuris? Lūpų kampučiai Lūpų kampučius galim sufeikinti, taip atsakysiu. Taip, tai reiškia, bet galim sufeikinti. Šypsena gerai, bet irgi galim sufeikinti. O ko mes negalim sufeikinti? Raukšlių prie... Akių. Raukšlės galim sufeikinti.
Nu tai yra botulino toksinas vadinama. Tai jos išlygina raukšlės. Nu tai va. Daryti raukšlių negali. Ne, galime visą gyvenimą ten nuo saulės taip pabūti, kaip aš dažnai būnu ir man yra raukšlės. Akių gylis, ne spalva, ne kažkas, akis bus labai svarbu. Akių tu vidaus nepakeisi. Formą gali keisti daug ką, lęšiai spalvą pakeis, bet jūs neapgausit manęs niekaip. Manęs neapgausit, aš tiesą sakant energiją pačią jaučiu žmogaus, tai manęs apskritai neapgausit. Galite užsimerkti, aš neapgausit. Aš galiu būti užsimerkęs, jūs manęs neapgausit. Jūs apgaus, kol jūs neišsitreniruosit gerai. Jūs negalvokit, kad yra taip, kad kaip Ieva, sudėsiu 2 klausimus, Ievos ir jūs, okei, į vieną. Duok Tomai mums per 5 minutės kokį nors patarimą, kad mes jau pizdėt viską mokėtumėm. Pamatėm žmogų, o šitas geras, pamatėm kitą, o su šituo galiu ženytis, o va šitas tai man labai geras bus. Nu, per 5 mes neišmoksime šito. Visų pirma, vienas dalykas yra, ką mes galim išmokti, o kitas, ką mes galim jausti. Nes yra milijonai pasaulyje žmonių, kurie niekada nesimokė jokios veidos, kitos fenotipologijos ar kitų pamokų ir jie jaučia. Bet jie žino. Nereikia jiem klausti to klausimo, jie žino. O yra žmonių, kurie mokės ir nežino. Prisimokė ten kažko, ką reiškia trumpa nosis, ką reiškia tokie antakiai, ką reiškia šitą liniją, ką reiškia šitą, o bendrai pajausti energetikos ir taip ir nepajaučia. Tad gal geriau reiktų pradėti atsipalaiduoti, kad mes jaustumėm ir tada ant viršaus uždėti žinių. Aš taip spėčiau. Negu pirmą daug išmok, bet nejausti. Bet atsakymas toks, kad kaip ir nėra tokio bruožo. Nu, nėra vieno bruožo, kuris parodytų, kad žmogus laimingas. Jeigu aš dabar labai nuoširdžiai, negražiai čia būtų, aišku, mes galim Norit 5, ateikit 5 savanoriai, bet savanoriai. Nu gerai. Be traumų, nu gerai, ateikit, jūs dar ir Ieva, ateikit. Ne, man žinok, neišlūnės parėjo. Atsargiai, viskas gerai. Jo. Viskas gerai. Dabar padarėm. Atsargiai dabar, slidu dar bus. Dabar bus viskas. Iš kur yra šitą? Yra, nieko, užtirpau. Atsargiai, tai užtirp, viskas gerai? Aš tik parodžiau, kad sakau, visi pradėjome. Nu tai dabar žiūrėkit. Ir jūs dabar atsakinėti turėsit. Ja? Ne, jūs klausėt. Daikit, mokysimės dabar. Čia paskui išsivalysit. Nu važiuokit, dabar priešais mane stoja 6 žmonės. Va jūs dabar žiūrėkite akis jos, ar jinai laiminga, bet čia neįsižydžiam, jūs neįsižydžiam. Ar jūs mato džiaugsmą, laimę jos viduj kažkur? Matau. Nu, čia, žiūrim. Džiaugsmo. Va, nežinom, gal tai neteisingai, gal jinai neteisingai sako, galimai, mes nežinom. Manau, kad laimingas. Ok. Vis tiek laimingas. Toliau? Laiminga. Jūs į mane nežiūrėkit, dabar jūs varot. Trūksta laimės. Nu va, toliau važiuojam. Ir irgi trūksta laimės. Jūs dabar reikit čia atsistokit. Dabar žiūrėkit, kaip aš Dabar matau. jūs man galite Jūs įvardėte tik tai vieną džiaugsmą, laimingas arba ne. Bet taip kaip informatika, vienatukas, nuliukas. Aš visada išskiriu daugiau būsenų. Ar žmogus yra laimingas, bet biški liūdnas. Ar laimingas, bet jaučia baimę gyventi. Ar žmogus yra laimiai, bet pasiširdgėlos kažkokios labai daug. Ar laimiai, bet jį kalties jausmas. Aš daugiau sluoksnių matau. Tai va, žiūrint į Arnoldą, jis vėl atsipūdės, linksmas, viskas sakė. Žiūrint į ją, aš galiu žvelgti baimių kažkokiu gyvenime, ką jin prieš tai šiaip mums ir širdgėlos, ir liūdės. Aš galiu žvelgti, aš galiu ir klysti to, ne? Taip kaip pas jums labai daug smalsumo gyvenime yra, ne? Laimės labai daug, čia visi yra džiaugsmai ir laimiai kažkokie. Visi susirinkom švęsti ir esam laimingi, bet va čia matau kažkokio nepasitikėjimo savim, ar liūdė, nepasitikėjimo labiau, nepasitikėjimo savim ar gyvenimu. Čia matau širdgėlos labai daug. Labai daug agizė kažko yra. Ne tik apie laimę, ne, gali labai laiminga, bet širdgėlos yra. Taip kaip kas slopina. Kas slopina šiek tiek tą visą laimę. Ir dar yra vienas dalykas. Kiek jums metų? 23. Va, tai kai tau yra 23 metai, viskas fainai daro. Ir mes labai laimingi. O kai tau yra daugiau jau metų, kiek jums metų? 45. Va, tai dadėkim 2 metus ant Ievos. Ir kai jinai patirs kažkokių gyvenime patirčių, gal ta pati laimė galimai dar bus pas ją viduj, bet jau nepasitikėjimas žmonėmis, įskaudinimas 37 kartus, liūdėsio daug, apgavysčių iš kitų žmonių, skausmo, tas sakytės jau biški uždės kitų sluoksnių.
Va, ir dabar kai tu suvardi ir pas jūs jau biškiniaukėsi. O aš galvoju, kiek dar 22 prisidėsiu prie savęs, tai kaip ir... Jums irgi 23? Ne, norėčiau. Arba įsijungs pohuizmas. Arba įsijungs pohuizmas, kaip pas mane, pavyzdžiui. Man pohui. Man nesvarbu. Eina įsijungti. Man gyvenime yra biški liūdna, jeigu gerai mane žiūrėsit, aš irgi turiu liūdėsio nemažai. Bet man liūdna dėl to, kas aplink mane darosi. Liūdna, kaip atrodo pasaulis ir visa kita. Dėl mano gyvenimo man neliūdna. Man pohui. Man gerai. Tai va, galime įsėstis. Aš tik ką norėjau parodyti, kad mes galime įžvelgti pa žmonės. Žiūrėkite, kiekvieno žmogaus akis ir jis jūsų niekaip neapgaus. Su lūpam aš galiu jūs apgauti. Bet... galima vibracijas jausmą. Kaip? Jo, tai aš ką ir sakiau, jeigu jūs jungsit veidą, bus viena, jungsit akis, jungsit šiaip bendras vibracijas ar energetiką žmogaus, jūs jausit vis daugiau dalykų. Jeigu jūs dar pasitelksit įvairius prietaisus, pamatuosit, ten bioenergetinį lauką jau matuoja senai žmonės, virgulės, tai jūs daugiau, kuo daugiau metodų sujungsit, to geriau. Kas yra, nes kodėl, kad Yra. kai žmogus sutinki pirmą kartą, bet tu Vien kaip jūsų pečiai dabar stovi, jau man viską sako. Ne, aš matau, kokia jūsų yra bendra būsena. Vien iš jūsų pečių. Vien iš kitų antakių. Va. Iš antakiai kaip laikosi. Jis kaip sėdi, jūs kaip sėdi. Matos kiekvienas žmogus, jeigu jūs mokat skaityti. Jeigu jūs mokat naudoti virgulį, jūs galite su virgulė matuoti. Jeigu jūs mokat skaityti, skaitot. Jeigu jūs jaučiat. Nežinau, kaip aiškinti. Ar yra dar klausimų? Be veidos skaitos kokio nors. Ateitį, galiu pasakyti. Ateitį, va tą tai tiksliai žinau. Jūs, bet man, kokią ateitį jūs norėtumėt sužinoti, aš pasakysiu jums viską. Jūsų ateitį, apie ką, kokią temą? Kokią? Šiam pasauliui. Biški sukonkretinkim kažką, ką aš pasakosiu dabar ateinančius 50 metų? Tai jūs jau netikit, aš manau, kad nepasakysiu, bet klausiu. Apie sveikatą. A jūs man tada duokit papildomas informacijos, kaip valgysit, kaip sportuosit, ką veiksit ir parodykit savo genofondą, ką atsinešėt. Ir tada aš pasakysiu. Daugiau mažiau labai tiksliai. Konkretus klausimas. Tai konkretus labai man klausimas, kaip jūs elgsitės, atsakykit, aš atsakysiu daugiau mažiau kaip bus. Aha. Nesportuosit, maitinsitės gerai, kokia bus jūsų psichinė, psichologinė būsena? Nėra jūsų psichologinė būsena puikiai. Jūs galite jiem meluoti, jeigu nori, bet ne man. Kodėl? Jūs jau užduodat papildomus klausimus. Jūs užduodat man klausimą, aš prašau jūsų papildomų detalių, jūs man meluojat. Kaip aš jums atsakysiu į klausimą? Jūs taip galvojat. Tai va. Tai žiūrėkit, viską, jeigu jūs darysit viską tobulai, kaip reikėtų daryti, jūsų sveikata bus gera. Jeigu jūs darysit daugiau blogų dalykų negu kad gerų, jūsų sveikata bus blogesnė. Nieko nereiškia, beveik. Labai mažai, reiškia, bet labai mažai. Psichinė būsena reiškia daugiau, kaip jausitės, kaip gyvensit, kiek judėsit. Galima rūkyti ir sportuoti visą gyvenimą gerai ir daug ilgiau nugyventi ir sveikiau negu tam, kuris nerūko ir bėgioja po gatvę, kur pilna dūmų. Ir krenta paskui. Tai va, ką aš ir sakau, daug žmonių klausia manęs, šis labai įdomus klausimas, kokia bus mano ateitis? Ar mano dukra baigs gerai mokslus? Ką aš žinau, ar mokysiuosi, pirmą paklauskim. Tai nėra tokio dalyko kaip ateities, yra dabar visų pirma, nėra tokio dalyko techniškai, kaip ateitis ar praeitis, yra dabar, yra šitas momentas. Bet čia jau vėl eisim biškį gilį, nenoriu užsitęsti per daug, nes bus per sudėtingai ir per neįdomiai. Tai žmonės klausia, kaip, man pasakykit, kas manęs laukia santykiuose? Ką aš, blėt, žinau? Ar jūs darysit kažką dėl to ar nedarysit? Ar jūs tenksit, ar jūs mokysitės kurti santykius, ar jūs mokysitės tai daryti, ar jūs eisit ir kursit, ar jūs tenksitės, ar jūs norit, aš nežinau. Nieks jums nepasakys ateities, jūs galite eiti pas Palmyrą išsiburti, jūs galite eiti pas Danutę, jūs galite pas Evgeniją, nieks jums jokios ateities neišburs. Tikimybės kažkokias gali pasakyti, kaip žvaigždės kažką sudėlioja, gali pasakyti, yra dalykų, bet dabar sakykim, ką jūs darysit su informacija, jeigu jums sakys, aha, jūs gimėt po tokiu ženklu, ten mėnulis buvo toks ir jūs po tokią žvaigždę ten gimėt, bla bla bla.
ir sakys, va, jums laukia va tas ir tas, ką jūs darysit, sėdėsit namie, nebeisit į gatvę, jeigu jūs laukia kažkokia nelaimė, sulūž koja namuose. Tai jūs atsinešat kažką su tom žvaigždėm? Kas galėjo pasakyti? Jūs kažką atsinešat su tom žvaigždėm, jūs kažką atsinešat su to likimu, karma ar kažkuo, bet aš vis dėlto esu tos nuomonės, kad jūs galite ir keisti labai daug dalykų. Ir klausimas, kas stipriau, ar tai, ką atsinešėt, ar tai, kiek galit keisti. Jeigu manot, kad labiau, ką atsinešėt ir yra nekeičiama, tai nafik nieko nedarykit, atsisėskit, va. Vis tiek jau nulemta, žvaigždės man pasakė, gimiai po tokiu ženklu, tokiam transcendente, ten tokiam buvo būstė tavo menulė ir visa kita, va, o. Tai jeigu nulemta, kad būsiu laimingas, tai laimingas, va. Kam daryti? A, bet ne. Kažkaip mes jeigu darom ir gaunas, jeigu nedarom, nesigaunam. Mes nuo to ir pradėjom. Nes, o iš kur jūs žinot, kad nieko nedarau? Gal, vat, pavyzdžiui, jums dabar atrodo, kad aš nieko nedarau. Aš iš tikrųjų, bet aš darau, ne, bet gali taip atrodyti. Aš vat sėdžiu, nieko neveikiu, kiti sako, tu nieko neveiki, tau sekas. O gal aš tiesiog atsipalaidavęs, čia jau daug darimo. Vien atsipalaiduoti yra didelis darimas. Nu, jinai mato, kas į tokia. Ai, mama dukra žino. Atveskit mamą, kuri žino savo dukras. Man atveskit. Mamą, kuri žino savo dukras. Ir dukras atveskit. Ir mes įsiskiriam į skirtingus kambarius. Aš abiem užduodu po 10 klausimų ir juos nežino atsakymų. Nu, baikit jūs juokus. Galima klausimą? Galima. Man prieš kelis metus, tiesiog persijungimas kažkoks įvyko, kaip aš matau save, savo gyvenimą ir daug kitų dalykų. Ir man įsijungia toks pokaizmas. Galvoju, nebijau, to nebijau darysiu, tą imsiuos to ir taip toliau. Ir daug visokių įvairiausių dalykų aš čia darau per tą laiką. Bet yra vienas dalykas, kuriame pokaizmas man niekaip įsijungia ir man jisai truputėlį gal ir kažkiek trukdo. Tai aš jaučiu atsakomybę ir bijau iš tikrųjų sukelti kančią kitiems žmonėms, arba skausmą, arba kažkokį tai, kad mano veiksmai, kurie man yra žiauriai faini ir žiauriai gerai, bet, aš negaliu vien į save žiūrėti, aš vis tiek turiu ten vaikus, vyrą, kuriuos į kairę, mes jau Ne, vyras kairiai gali žiūrėti. Vyriausia, ta prasme, gali paveikti. Ir va šitoj vietoj man yra toksai kaip ir viena vertus, jeigu aš žiūrėčiau visiškai pohuistiškai, aš noriu, man reikia, aš imu ir darau. Bet tie kiti žmonės irgi bus to padaryti. Tai čia labai sąmoningas, tai sąmoningos asmenybės bruožas, pagalvoti, kokią kančią ar skausmą sukelsiu kitiem. Tai viskas gerai, tai čia nėra baimė. Čia yra sąmoningas požiūris, aš nenoriu skaudinti kitų žmonių. Bet tai tada yra klausimas. Tai koks klausimas tiksliai? Kas yra svarbiau ir kas turi turėti daugiau svorio? O kaip jūs manot? Tai mano poreikis ir mano matymas, kaip aš save matau ir savo gyvenimą, ar tai, kokį tai poveikį turės kitiems? Tai reikia, kad ir avis sveikos būtų. Ir vilkas sotas. Kas svarbiau, vilkas ar avis? Ne, tai jūs manote? Jo, avis ar vilkas, aš klausiu. Kas turi, ar vilkas būtų sotus, ar avis sveikos? Čia jūsų dabar... Nepraras darbo. Kaip? Piemuo darbo turi nepraras, dar yra trečias. Ai, piemuo dar yra? O jūsų atveju kas yra piemuo? Nes... Ne, aš čia šiaip tik tais... Šiaip nebūna? Bet, esmė, gerai, tarkim, mano atveju yra klausimas. Tarkim, mūsų santykiai gal nėra tokie, kaip aš noriu, jie nėra tokie, kaip aš noriu. Ir kaip vyras nori, irgi tokie nėra santykiai. Ta prasme, tik tai jis dar savo to nepripažįsta iki galo. Bet kodėl visi girdi, o jūs... Jūs jaučiat, aš nieko nesakiau, ne? Ir tada yra toksai niuansas. Vyras biškį durnelis, nesuprant kažko. O jūs jau viską žinot. Jis nesupranta, jisai nepripažįsta. Čia yra kas kitas. O jūs viską jau žinot. Bet kaip jūs viską, žiūrėkit, labai gerai, žiūrėkit, žiauriai fainai viską žinot apie vyrą, bet apie save ne. Vyras iš patogumo to nori, vyras tą, vyras nepripažįsta, o tai jūs... Ne, bet aš klausiu apie save, kaip man daryti ir kas šitoj vietoj man turi svarstyklėse daugiau svorio turėti, ar mano pačios poreikiai. Nes aš suprantu, kad savo gyvenimą kuriu aš, aš tą jau esu supratus. Bet tada aš suprantu, kad aš savo gyvenimą kurdama, aš tikrai darau didelį poveikį tiems, kurie yra arčiausiai manęs.
prioritetai, kokios Nu, tai va, užsistatyti nuo... Jūs dabar čia tokių apdėjot aplinkui. Jūs viską puikiai žinot apie vyrą, bet apie save mažai žinot. Kam jums tiek domina vyras tada? Jūs savim rūpinkite, savo pirmą spręskite. Galvoju ne apie jį, kad ar aš turiu, ar žinau, ar nežinau, bet apie tai, kad vat būtent... Bet jūs kelis dalykus paminėjot apie vyrą. Ai, tai dabar vyrą paliekam ramybė. Vaikai kalti. Tai yra, artimiausi žmonės, tai natūralu, kad jiems tie sprendimai. Jūs, kai susižinosit tiksliai, ko norit, tada ir rasit ir atsakymą. Nes kol kas panašu, kad ieškot, nesakysiu, yra tokia frazė. Negera, paskui užpypint reiks per sunkiai ten. Paskui reikėt, aš pasakysiu. Jūs nežinot, ko norit visų pirma. Yra žmonių, kurie labai pradeda eiti į daug įvairių praktikų, ypač moteris. Dažniausiai moteris, tai būna ne vyrai, bet dažniausiai. Ir jos labai ieško visokių atsakymų. Ir tada jos gauna milijoną atsakymų, bando viską suplakti vieną krūvą ir ego labai smarkiai ir greit paauga ir sako, va tas neteisus, aš viską matau, vyras negerai daro, vaikai čia tas, aš čia žinau, ką daryti. Ir tada atsiranda dar dažnai daugiau makalinės ir problemų. Vietoj to, kad gyventumėm ramiai, paprastai ir nekeltumėm tų klausimų. Ar tikrai jūs savy viską išsisprendėt, kad gali teikti, jog vyras negirdi kažko ar nežino ir panašiai? Čia labai statementas stiprus. Jo, jūsų klausimas buvo, ar nes... Tai kai jūs tiksliai žinosit, ko iš gyvenimo norit, tada ir atsiras ir atsakymas. Jeigu aš ir duočiau jums atsakymą kažkokiu tai būdu, jis būtų neteisingas, nes tai būtų man. Aš konkretinsiu klausimą. Kiek aš konkrečiai esu atsakinga už kitiems žmonėms padaromą skausmą arba ten kažkokius neigiamus dalykus? Visų 100%? Karmos dėsnis. Kad aš dėl to turiu atsisakyti savęs? Irgi 100%. Karmos dėsnis sakytų. Duodama klausimą, jūs atsakymą žinot, bet laukiat patvirtinimą. Jo. Jis taip ieško dabar kažkokį, kad kažkas pasakytų ir tada jau darysi. Darykit jau. Tiesiog neapsisprendžia ir reikalinga. Jūs nežinot, ko norit visų pirma. Mes nežinom irgi. Gerai, kitas klausimas. Nu šitas jau kainuos. Didelės babkės. Ar dar yra klausimų kokių nors? Kas dar nieko neklausėt? Čia visi nori vaizduoti, kad neturi jokių problemų. Tai visi mes turim problemų. Jūs nesizduojat, kiek aš turiu problemų? Tik klausimą. Nu trumpai galim kastyti. Gerai, tada pavežsiu klausimą. Kodėl tu sakai, kad 100% tu esi atsakingas už kito žmogaus, kaip jis jausis? Ne, jie klausia, jeigu aš sukeliu skausmą kitam žmogui, ar aš atsakingas? Nu aišku atsakingas. Taip klausėt. Jeigu aš sukelsiu kitam žmogui skausmą... 100%. Nu, ta prasme, jeigu aš sukelsiu skausmą... Jam skaudu, jis įsižydė. Tu 100% atsakingas. Aš atsakingas už žodžius, kuriuos pasakiau, jis atsakingas, kad jis įžydė. Ne, taip. čia ne tiek apie žodžius, kiek apie veiksmus. Nu kas žaidžia? Bet privertė tą žmogų kentėti. Pasakiau, tu dar prieš... Ne, tai atsakomybė yra už žodžius. Ne. Kastyti, atsakomybė yra už mano žodžius, o jo atsakomybė kaip jis priims. Man jūs galite sakyti, ką jūs norit, jūs būsit už tai atsakingi. Aš žinau, kad aš atsakingas už tai, kad aš padėjau žingsnį, bet ar aš atsakingas už tai, kaip jis jaučias? Čia jo problema, absoliučiai. Bet klausimas buvo apie tai, ar jeigu aš sukėliau skausmą tiesioginiai savo veiksmais. Jeigu aš su peiliu puoliau žmogų ir jam įdūriu, aš kaltas, ne? Nu taip. Nu tai va. Nes jūs sakot, kad jis irgi neturi tokių santykių, kaip nori. Nes čia tai, kas filosofijas einam. Vat būtent dėl to, kad mes einam į tokias šūdinas filosofijas gyvenime ir tokius neapibrėžtus, neaiškius klausimus, į kuriuos nėra atsakymų dažniausiai, dėl to mes va taip ir straglinam 20 metų. Būt su tuo vyru, nebūt, eiti tą darbą ar neit, kažin ką man astrologė pasakytų. Einam ir darom ir žiūrim. Ką reiškia sukelsiu skausmą, nesukelsiu. Aš irgi nežinau. Jūs darykit, ką jam reikia daryti ir būkit nuoširdį su savim ir tada nuoširdį su kitais ir viskas. Mes neprivalom neįskaudinti, kaip Kastytis sakė, kitų. Kastytis norės pas mane atvaryti kokį vakarą, sakys, aš atvarau pas tave, atsivežu šašlus, sakys, eik tu šikti, aš dabar nenoriu. Ir jis įsižeis. Aš atsakingas, kad aš pasakiau, kad nenoriu, bet jeigu aš jaučiu, kad aš nenoriu, aš turiu jam pasakyti ir jis įsižeidė, įsižeidė, bet aš kaip ir nesusijęs su tuo. Susijęs? Jo, mes labai primityviai. Aš suprantu, kad yra rimtesnių, ne, čia ne apie šašlykus ir ne apie pasakyti. Bet šašlykai ir gerai į vasarą. Tokių sunkesnių veiksmų, kurie aš suprantu, kad ten giliau biški yra toks svaresnis. Labai kažkaip, downgrade, kaip čia, vaibą tokį leidom žemyn. Biškiai atšvęskim.
Ten gale, kaip ten klausimų turit jūs gal? Sakykit garsiai, bus fainai. Atsakymų ne, yra A atsakymų variantas, taip, B ne. C trečiadienį. Dar yra kokių nors klausimų? Yra. Kur after party? After party Ieva žino. Ieva kuruoja after party, sakė, bus gerai. Jų. Į darbą sunkiai. Prie pat darbo. Duokit mums darbdavio telefoną, mes stojam sukursim grupišką teoriją. Gerai, tai einam dar link klausimų arba einam link kažko linksmo. Einam link kažko linksmo arba link klausimų, kurie būtų konkretus ir aiškus. Kas mane šiandien pralinksmino? O ką, jeigu aš atsakysiu, kas jums nuo to pasikeis? Tave pralinksmino, kad tu mane pamatysi. Kaip išmokti pohui tokį režimą? Gerai, dėl ko jūs reaguojat? Ar tai jums trukdo ar padeda? Ar jūs norėtumėt, kad tai nebetrukdytų? Ką padarė dėl to, kad įsijungtumėt tą PX režimą? Ką jūs konkrečiai padarėt? Kokius veiksmus, praktikas, kažkokius dar? Ką nors darėt? Kokios tiksliai meditacijas darėt? Meditacijos, domėjimais, įskaitimai. 3 dalykus įvardėt. Kokias meditacijas darėt, kurios konkrečiai didina pochuizmo galimybę? Nėra tokios meditacijos, nesu girdėjęs. Kokie skaitimai? Nu ir pavyko jums paleisti tą baimę ir jautrumą? Bloga meditacija arba mokytojai? Netinkami. Nu tai gal jums netinka? Žiūrėkit, jūs darot... Aš ateinu į salę šiandien, galvoju, blemba, kojas būtų gerai tai pasportuoti. Nu, kad biškai stambesnės būtų. Pasiėmiau ir kilnoju hantelius. Nedidėjo kojas. Gal žino dėl ko? Kaip neteisingai kilnoju hantelius? Bet taip kilnoju. Ir taip variau, ir taip. Bet kojom nieko. Nežino dėl ko? Nes dariau neteisingą praktiką. Nes dariau ne tai vietai. Jūs norite išmokti pochuizmo, o kažkokius dar. Tai reikia žiūrėti pagal jūs dabar. Visų pirma, jūs esat labai greit užsideganti ir įsižeidžianti, įsižiebinti asmenybė. Labai greitai viską reaguojat, labai daug smalsumo, esat labai emocionali asmenybė. A ne? Nu ir dar yra daug kitų dalykų. Jau kaip mėgojatės pizdėts. Nu tai viskas va taip, greitai visko im daug labai ugnies. Šitas žmogus turi kokį taip, jeigu pitą vatą ir ką, okei, čia iš Ajurvedos gal paėmiau, gal per sudėtingai. Indų arba kinų mediciną paimkime, netradicinė. Ugnis yra, ugniniai žmonės, vandens žmonės, tokia, kur vandens energetika minkšta, ne? Oras, kur visai ten įskrydė, va tokie, om. Jo vita, biški, oras su vandenėlė, tokia, biški ugnies yra, kai kartais esu matęs. O pas jūs ugnis didžiąją dalim. Tai jums reikia tos ugnies, jūs mėgaujatės, kad jūs nervuojatės. Jūs mėgaujatės, kad jums kažkokios dramos vyksta. Jūs mėgstate dramą. Iš principo jūs net sukelti mėgstate. Nu tai jeigu jūs to mėgaujatės ir sakote, aš noriu išjungti tai, kuo aš mėgaujuosi. Tai kuo jūs maitinsitės? Nu, kokią energiją maitinsitės? Jeigu jums bus ramu viską, mane dabar pasodinkit, va taip ramiai liepkit žiūrėti vieną tašką. Jūs, va, sakė. Žiūriu į dangų ir zaibys. Man tai nezaibys. Nu nezaibys žiūrėti tą dangų, nu visai, aš noriu veikti kažką. Tai va tas pats ir jum. 1-2 jūs man nemeluokit, negalite žiūrėti, jūs galite minutę 2. Žiūrėkit, dabar jau galit, nes kas pasikeitė? Kas įvyko, kad dabar jau galit žiūrėti ilgiau? Kurios? Tai va, kažkokios praktikos, kurias atlikot, leidžia jums jų nusiraminti ir 2 dienas vietoj 2 minučių žiūrėti dangų. Tęskit šitas praktikas. Nes panašu, kad jos jums padėjo. Nu, akivaizdu. Yra dalykai, kurie raumenim rankų skirti, yra kojų, darom tos, kurios norim. Tai jūs esat ugninė, viskas su jumis sakai, kad jūs įsižiebėt greičiau ir kad greičiau reaguojate viską.
Kiti žmonės nereaguoja, jam kažkas nutinka, po 2 dienų išsiskyrė vyras su žmona, vyras tik po metus. O, jau išsiskyrėm, o, nereiškia, kad jis blogas, jis tiesiog lėtesnis šiek tiek. Jums reikia metų suprasti, kad liko vienas. Darykite tas praktikas, kurių neįvardėjot. Matot, gerų praktikų neatskleidžia. At kažkas padėjo, bet nepasakys. Man pačiam, paskui prieikit to. Man pasakys. Dar yra klausimų kokiu nors? Nu mes čia juokaujam taip, nu ką žinau. Klausimą reikia keršyti. Ar reikia keršyti? Nežinau. Dar yra kokių be keršto planų? Man nekeršykit, aš žinokit, nieko blogom nenoriu. Ar jūs pats kada vykstat? Tai kožną dieną. Ar jūs galvojat, kad aš kažkoks kitas, aš toks pats žmogus kaip jūs. Tiesiog aš prisimu atsakomybės, jeigu manęs paklaustumėt, dėl ko man gerai sekasi ir dėl ko ten man, kaip pradžioj pradėjau viską, ne? Sakau, man sekasi viskas gerai. Dėl to, kad aš prisimu atsakomybę už kiekvieną žingsnį. Jeigu aš kažką darau, aš prisimu atsakomybę už tai, ką aš darau. Jeigu aš noriu stiprinti kažkurią tai savo dalį, ar tai kūną, ar tai psichiką, ar tai ištvermę, ar tai komunikaciją, ar santykių temą, ar pasitikėjimą savim, tai aš tą dalį ir stiprinu su konkrečiais veiksmais. Ir viskas. Ar aš pykstu? Aišku, kad pykstu, aš žmogus. Tai gal trumpiau, arba gal kitaip. Ar aš keršiju? Nekeršiju, nes aš suprantu, kad tai man nieko neduos. Ar aš liūdžiu? Taip, aš liūdžiu. Klausimas, kiek ilgai. Ar aš nervuojuos? Labai. Nes, vat, kaip? Ar turiu ego? Turiu ego. O įmanoma, kad žmogus atsisakytų iš viso? O kam jį atsakyti? Kas yra ego apskritai? Ne, egoizmas ir ego 2 žodžiai skirtingi. Ego yra aš esu. Be aš. Esu, galima, esu, va dabar. Galima. Bet egoizmas yra kitas nei ego, nemaišykim. Egoizmas yra, kai jau aš. Aš važiuokit, kas aš per. O aš esu, viskas okei. O viskas okei. Nu, budistai, kai kur naudoja žodį dramblys, sako ne aš. Išmeta žodį aš, sako dramblys. Dramblys atsigers vandens. Kad išmoktų nebesakyti aš, bet čia irgi toks žaidimas. Tai nereikia mums atsisakyti ego ar jo kažkur išmesti. Nereikia atsisakyti aš esu. Esu, okei, viskas gerai. Esu čia, esu nervuotas. Esu, galit kaip jūs norit. O kaip jums patogiau? Čia vėl žodžių žaismas. Jeigu mes išmoksim nebesakyti kažkokio žodžio ir jį pakeisim kitų, kas čia man sakė, kad... Viena mano pažįstama sako, oi, mes žinokit, naudojam tokią praktiką, vaiką auginame ir iki 3 metų jam negalima sakyti žodžio negalima. Nu, tipo, viską mes jam leidžiam. O tu sakau, jeigu kažką jis daro, kas yra labai blogai, mes kitais žodžiais pasakom. Nedaryk to. Tai čia tas pats. Negalima, bet kitaip pasakai. Čia iš esmės nieko nekeičia. Bet jie kažkur paskaitė, kad jeigu tu nesakai negalima, tipo, bus geriau. Bet jis kitur jį sustabdys. Tai čia tas pats. Ar pasakysi aš, ar dramblys, ar pasakysi esu, ar aš esu. Nėra didelio labai pokyčio, aš manau. Tai nereikia atsisakyti ego, reiktų atsisakyti galbūt, jeigu jūs norit, egoizmą. Nebūti egoistais. Išlikti žmonėmis. Išlikti žmogum. Be negatyvių jausmų. Kuo mažiau negatyvių, nereikalingų jausmų. Kaip pavydo, pykčio, baimės, širdgėlos, netiesos sakymo. Ir tada bus lengviau. Nebereiks. Pavyzdžiui, jeigu jūs niekada nemeluojat, jums niekada nereikia atminties geros turėti. Nes nereikia atsiminti, ką pamelavot vakar. Visą tiesą sakot ir viskas eina švariai. Jeigu jūs nebijot, aš nesakau, kad nebijot nuo stogo nukrist. Aišku, stogo atbrailą nereikia vaikščioti. Nes galima nukristi ir tada galim susižeisti arba numirti. Bet kam man reikia bijoti prarast darbą, jeigu tai niekaip nesusijęs su mirtim. Tiksliau, tai labai labai toli nuo mirties. Prarasiu darbą, neturėsiu valgyti, tai draugai pašers, pamaitins. Dar susirasiu kitą ir vėl dirbsiu. Ta baimė nepagrįsta. Ir tų daug baimė mums sukuria socialinė medija, visuomenė, visa sistema, kuri mums moko nuo mokyklos tapti robotukais, eiti darbą, atima visą kūrybiškumą. Arba labai didelę dalį kūrybiškumo mokykloje ar net universitete. Sako, tu būsi va čia sistemos dalis, darysi tą, būsi kručiausias toj sferoj, kalsi pinigus, pirksi Louis Vuittoną, viskas.
Ir mes gyvenam, perkam kažkokius daiktus, kuriais tiesą sakant užkišam savo nelaimingumą ir sakom, kad va taip reikia gyventi. Nes va mano 3 draugės nusipirko va tokią mašiną ar kažkas jam nupirko ir man tokios mašinos reikia, nes taip va laimę išreikščiau. Ne, nebūtinai. O kaip tada į tą darbą neiti, arba kaip mažiau dirbti, arba kaip daryti tai, ką mėgstu ir noriu, kadangi nėra kūrybiškumo daug, nes mokykla mus atėmė į mums. Nes mokytis mintinai kažką kalto, kūrybos tame mažai, tai mes ir net dauguma, didžioji dalis žmonių ir nesukūrėm savo tokių sąlygų, kad reiktų dirbti ne 8 valandas, o pavyzdžiui 4. Arba 8, bet tą, ką mėgstu ir kaifuoju. Ar 2, pavyzdžiui. Ar, nežinau, arba dirbti 10 valandų, bet tą, ką me kaifuoju jau visiškai. Tai galim visi sukurti, juk mes kūrėjai. Mes galim susikurti tai, ką norim, jeigu kūrėm, bet jeigu sėdim apsidėję save baimėm, apsidėję liūdėsiu, apsidėję gėdą kalte ir kitais negatyviais jausmais, tai mes bijom iš vietos pajudėti, nes mus kausto tos baimės, kaltės, gėdos. Tai nusimkim šitos negatyvius jausmus ir galėsim gyventi gerai. Nu jo, kas trukdo, nėra ką kaltinti net. Nei vaikų čia neapkaltinsim, kad jie trukdo mums jaustis geriau, ar kalties neturėti, ar baimės, ar ko. Nei nieko, mes tik save galim kaltinti. Arba galim net nekaltinti, o praleisti šitą žingsnį ir eiti ir daryti. Atrodo tai paprasta. Yra dar paprasčiau, tai reikia eiti ir daryti. Niekas už jūs iš darbo neišeis. Nieks už jūs nesukurs gražių santykių, jeigu sėdžiu ir gražų santykiai atsirado. Nepavyks. Niekas už jūs ir pinigų savo neuždirbs. Reikės kažką vis tiek padaryti. Gal vienam kitam pasitaiko, kad ten vyras ar žmona uždirba ir duoda viską, bet tai irgi turi savo kainą. Niekas į vieną kryptim niekada nejuda. Energija juda ratais tokiais. Net tiesia linija. O kokia tyla? Ką čia taip susimastė? Tai eisim į after party, man atrodo. Ar dar yra kokių nors klausimų? Nu žiūrėkit, kaip ryte, viskas yra paprasta. Man tiesą sakant, tikrai yra nejuokinga. Man yra nejuokinga, kai žmonės uždavinėja tas pats žmogus 100 kartų tą patį klausimą, 100 seminarų ir blemba nieko nepakeičia. Ir nieko neįvyksta. Nes tikisi, kad ateis kažkoks guru ar mokytojas, ar kaip ten jį be pavadinsit, pasakys jums atsakymą, viskas įsisprendžiu, nieks jums nieko nepasakys naujo. Aš manau, kad čia sėdintis visi iki vieno esate jau ant tiek protingi, kad netgi per protingi, kad suprasti, kad nieko čia nebereik daryti. Aš manau, kad jau tiek esat buvę mokymų, seminarų, tiek visko knygų perskaitė ir girdėję ir laukia dar, kad ateis kažkas ir kažką pasakys. Nieks jums nieko naujo nebepasakys. Viską, manau, kad jūs jau viską girdėjot, belieka daryti. Kaip ten kažkas sakė, krūtint subinė. Eiti ir daryti. Ką nori daryti? Norėjo žmogus išeiti, iš darbo išėjo, norėjo žmogus atostogas išėjo, o kiti neišeinam, nes pinigai baigsis. Tai ir jiem baigsis, atrodo, ne? Ai, ne, jiem geriau, jiem senelis buvo milijardierius. Kieno senelis milijardierius? Yra tokių? Nėra. Nu, tai klauskit. Dar kažką gal atsakyti galėčiau. Prigazdinai žmonės, kad tai... Jo. Ne, vėl durną klausimą užduosiu. Blemba, per pratimą. Kai tau pakeisi, jeigu sužinosi. Nu, tai specialiai. Aš einu link to, kad nebebūtų klausimų. Jeigu pa žmogų nebėra klausimų, viskas nušvitęs. Tikslas pasiekti. Tikslas pasiekti. Kokią paskaitą, niekam klausimų nebekyla. Nebėra klausimų. Nu jo, tai jeigu nebėra klausimų, viskas okei. Kodėl va dabar visiems viskas aišku? O bet išeinam, tada kitą dieną, blemba, dar galėčiau va tą paklausyti, bet čia bus tik tais vėl teorinis klausimas kažkoks. Bet tie mokymai dabar visi tokie paremtai, viskas į save yra. Man, ne, aš, nežinau. Tai kur tada lieka ta aplinka, tavo, kaip ir sakom, šeimos, vaikai, pagarba kažkokia dar visokie tie reikalai. Nes dabar toks tikrai, atrodo, kad viskas susideda į vieną, kad turi viską daryti tik dėl savęs. Absoliučiai gerai. Tai absoliučiai viskas gerai. Kai aš
savo stiklinę, turiu tuščią. Aš labai mėgstu šitą pavyzdį. Aš sakau, žiūrėkit, bledava, visiems kaip duosiu, ką aš duosiu. Nėra ką jums duodau. Aš tada ateinu į mokymus ir sau, iš kitų dar mokymų sau. Va dabar biškiau galėčiau jums duoti, bet dar pats neprisipildęs. Dar labai daug nėra ką duoti. Biški galiu sau, biški jum, bet nepilna. Bet kai aš ateinu į mokymus ir einu į mokymus, einu į dar kažkokias praktikas, einu toliau, aš galiu duoti, nes man per daug, man tiek nereikia. Aš galiu dabar va iš to duoti visiems ir toliau ateiti į mokymus. Ir va tada yra ką duoti. Ir tada aš atsigeriu. Ir dar einu visur. Tai va čia yra dėl ko mes mokomės sau. Nes pirmiausia mes imam sau ir po to galim duoti kitiem. Budistai turi posakį, iš tuščios stiklinės neįpilsi. Tai kaip mes patys nieko neturime, minėt žodį pagarbos vaikams, jeigu jūs nemokate elgtis su vaikais, ką jūs jiems duosit, tai išmokstam sau, kaip elgtis su vaikais ir su partneriu, išmokstam sau, kaip užsidirbti šaibų, galėsim duoti vaikam, išmokstam sau, kaip jausti pagarbą kitiem ir duosim pagarbą kitiem. Bet pirma turi būti pilna va čia, sau. Tai mes išdalinai turim būti tokie selfish, labai sveikai savanaudžiai. Ir pasiimti savo kažko labai daug iš to gyvenimo, susirinkti ir tada išdalink save kitiems, kaip Selo dainuoja. Ir išdalink save kitiems. Bet ne viską, ne iš nulio, nes mes negalim iš tuščios stiklinės įpildyti, mes turim patys save užsipildyti. Tai va tam ir yra mokymai, kad pirma savo, nes mes negalim vyru aš mokamus nupirksiu, nes jis nesupranta. Sau nusipirka mokamus, išmokstam, o vyras norės, nenorės, mes negalim jam įkišti per prievartą. Tai sau ir rinkim. Rinkim viską sau, susikraukim į save turtus. Kraukim turtus danguje, ne žemėje. Dangus tegul būna jūs. Ir tada iš to dangaus važiuojam. Paprasta. Ir kiek dar reikia praktikų, kiek dar reikia mokymų kažkokiam temam, kiek dar reikia nueiti seminarų, užsiėmimų, kad būtų gerai. Nu kiek, įsivardinkit savo skaičių. Po kiek jau jūs būsit laimingi ir patenkinti. Galima prisiminti, galima atsinaujinti, taip. Pavyzdžiui, gyvenime irgi daug keitusi, bet vis dėlto žmogus tokia būtybė, kad šmeižti, daug tai reikia prisiminti. Galim. Aš apie save taip sakau, nes atrodo jau. Jo, bet svarbu suprasti, kad dar vienas seminaras kažko labai daug nepakeis. Gerai, Aš jau nieko savo nežinau. praktika. Matau, kad daug kam gal. Važiuojam. Kodėl dauguma žmonių nedaro tą, ką žino? Tas tinginys. Žino, ką reikėtų daryti, kad nedaro. Tai... Arba ateina, va tiksliai, nu man ką jis man šneka, aš ir taip žinau. Jo. Kame problema, kai tu galvoji, ką pakeisti, kad tu pradėtum naudoti tą, ką žinai, ne? Aš negaliu atsakyti vienareikšmiškai, nes bus daug atsakymų. Aišku, vienas dalykas yra tingiu biški nenoriu, bet pats turbūt 9 procentų galėčiau atsakyti, va ką Gintarė, kur išėjo, sakė, ne? Iš komforto zonos išeisiu. Sako, žinau, kad reikia keisti veiklą, žinau, kad reikia keisti darbą, bet bijau, kad gali nepavykti ir tada bus nebekomfortabilu, nes reiks kažką iš naujo daryti. Man patogiau būti ne super gerai, bet bent jau patogiai. Taip pat įprastai. Nes komforto zona tai nereiškia, kad mes komfortiškai gyvenam. Tai reiškia, kad yra įprasta. Mums įprasta būsena. Ką man daryti, mano santykiai blogi, viskas man blogai, aš viską žinau, kad blogai, noriu išeiti iš jų, bet bus nepatogu, reiks iš naujo galvoti, kur vaikai darželį vesti, reiks vėl Tinderį instaliuotis, reiks vėl subendrauti su vyrais, vėl dažytis į pasimatymą, eiti kažką daryti, vėl kalbėti, deitinti. Čia viską tai patogu, dabar dar vieną dieną. Aš nežinau, ar čia tingumas, ar bijojimas išeiti iš komforto zonos, bet tas neveiklumas atsiremia į tai, kad mums bus nebepatogu. Ir met nepatogumą mes nemėgstam. Ir aš nemėgstu. Tai reikia kraustytis kažkur kaip nepatogu, gal dar biškai pabūsiu. Bet aš einu į tai ir viskas. Ir paskui suprantu, kad aš užaugau. Tai vieni tą darom greičiau, aštriau, greičiau. O kiti tiesiog visą gyvenimą ar iš tos baimės, kad reiks kažką daryti. Ar iš nepasitikėjimo savim. Ar gėdą jaučiam, kad čia kažkas pasikeis, bus negerai. Išsiskirsiu, tai kaip į mane žiūrės. Arba išeisiu iš darbo, bijau, kad neišgyvensiu. Iš tų negatyvių jausmų ir nedarom. Visi žino, kad reikia kažką daryti, bet žino, ką netgi daryti. Aš jeigu paklausčiau čia visų, ar žinot, ką reikim daryti, visi išvardintų po 10 dalykų, žino, ką reikia daryti, bet nedaro. Tai jūs savo ir atsakykit, kas trukdo daryti.
tikriausiai 9 procentų atsakysit savo, kad nepatogu bus biški pradžiai ypač. Nu labai bus nepatogu. Bet mes taip patogume tam įstringam. Yra tokia daina. Taip patogu ant melo mes užmigom. Kas čia dainuoja tą dainą, nežinau? Tiek daug nepasakytom mes tą žinom, bet nutylim. Jevgenija Redko. Labai gera daina. Labai yra patogu, nes ant melo mes užmigom. Bet va, kai tu sakai, kad ne per skausmą, žvaigždės, ne per kančias žvaigždės, bet čia kaip ir pats savo ištruėlės. Kad tobulėt, va, kai sakai, bus nepatogu. Nu, gali būti nepatogu. Nu, taip, bet čia, pavyzdžiui, nu, čia ne čia per tai, bet su džiugesiu galim tai priimti. Nu, džiugesio, tam reikia kažką keistą. Kaip mes, joje, pradžiai gali būti ir sunku. Bus ir sunkumu. Žiūrėkit, nenorėkim, kad gyvenime viskas būtų lengva ir va taip sklandžiai. Nu, nebūna taip. Niekam taip nėra buvę. Visi žmonės, kurie kažką pasiekė, visi iki vieno turėjo ir sunkumų. Nu, nei vieno nežinom, kad va taip, wow, praėjo. Tik Instagrame ten matom, kaip viskas gražu, bet kai susitinki, ne visai taip gerai. Juoda balta ir... Nu tai va. O, turit klausimą, matau. Nu, šaukit. Tai va, tai savo tą stiklį pildai ir turi jau tą perteklių, kuriuo kaip ir galėtum dalintis. Taip. Čia gali būti įvairūs dalykai, tai nebūtinai čia Taip. kažkokie dalykai, bet tai gali būti kitokių dalykai, teisingai? Teisingai. Tai dabar mano klausimas yra, ar dalintis ir duoti reikia tiem žmonėm, kurie nori ir ima ir jiems reikia, ar viską reikia jos filtruoti? Matai, o kaip jūs manot? O kaip jūs galvojate? Aš manau, kad turi būti ta energijos apykaita, kad Nu, tai va. Vis tiek turi duoti, ne? Nu, tai turi tikriausiai. Tai aš ir sakau, atsineškit hebrytę šokolado. Ne dėl to, kad aš šokoladą mėgstu ir čia valgysiu. Aš tokia galiu nusipirkti šokolado. Čia galvojat man kažkokią problemą. Ar jūs galvojat, kad aš už šokoladą darau renginį? Ne, nu čia toks mini energijos mainai. Čia energijos mainai. Kažkas atnešė šokoladą, kažkas paklausė, kažkas man kažką papasakot, kas buvo labai faina. Tai ir vyksta mainai. Tas, kuris nepadarė mainų ir neatsinešė šokolado, aš nenubednėsiu dėl to šokolado. Bet tas, kuris neatsinešė, turbūt negaus tiek daug, nes neįdėjo nieko į tai, kaip tas, kuris atsinešė. Čia toks paprastas. Tai kažkas prašo, aš kartais netgi tikrinu žmonės, ar jie tikrai nori sužinoti. O kai jūs klausėte 10 klausimų, viskas yra labai fainai. Bet aš žiūriu, kad jūs tikrai čia norite atsakymą, ar šiaip tik klausinėjat. Ir kartais man panašu, kad šiaip žmonės klausinėja. Ir tada aš net duodu, netgi jeigu prašo, sako, duok, aš neduodu. Reikia prasifiltruoti. Nors kas mes tokie, kad teistumėm. Mes nežinom. Aš bomžui neduosiu, nes jis alaus nusipirks. Na, iš kur mes žinom? Nei taip, nei taip. Nežinom, ką jis ten nusipirks, nežinom, kas ten bus. Pajaučiam duodam, nepajaučiam neduodam. Bet tam, kad duoti, reikia turėti. A tam, kad turėti, reikia kažką daryti. Ir aš siūlau varyti į after party. Tam, kad būtų linksma ir faina. Ką jūs manot? Einam. Tai ačiū jums labai. Kažkaip taip nelinksmai nuleidom lėktuvą, bet...